Sveiki, Futbolo vergų podcastas dar kartą jūsų ekranuose ar audio programėlėse. Tai šį kartą susirinkom antradienį, spalio 10 dieną. Šiaip labai įdomi data, 10-10, bet įdomi aišku data ir to, manau, tikrai nemažai kas prisimins iš futbolo fanų, kad šiandien apie karjeros pabaigą paskelbė Edinas Hazaras. O tu, kaip žinia, Domai, esi Chelsea fanas, bent jau tuo metu, kai turbūt ir tas Chelsea palaikymas ir atėjo per Hazarą, turbūt vienas buvo iš to flagmano tuo metu, kai palaikiai, taip stipriausiai, tiek dabar kažkiek toks palaikymas apmažėjo, bet turbūt nemažai sentimentų yra su šito futbolininku. Aš pirmiausiai įsiterpsiu, kad tu čia labai taip gražiai pradėjai, privedėjai šiaip pagirimas kolega, o šiaip tai faktas, kad, kaip žinia, už Chelsea sirgdavau, širdies gilumo ir sergu. Ir savo komandos mačus stebi, tai Hazaras yra matytas begalę kartų mano akimis. Ir, ta diena šiandien tokia atrodo kažkiek keistokai, nes ta karjera, kurį laiką prigesusi. Bet faktas, kad futbolo fanatų žiūrovo akyse, jisai, nežinau, manau, išliko kaip toksai tikras magas, kamuolio burtininkas ir žaidėjas, kuris galėjo individualiai apeiti pusę aikštelės, pusę varžovų komandos ir įmušti įvartį. Manau, tiek tas įvartis prieš Arsenalą, jo vienas iš legendinių, Liverpoolį, kur išguldo pusę komandos, tą vartininką irgi vos neklaidinamą judesių paguldo ir parideno į kitą kampą. Tikrai toksai žaidėjas, kuris turi daug highlightų ir bus prisimenamas ilgai. Be abejo, aš taip labiausiai, jeigu išskirti jo epizodą, kurį labiausiai atsimenu, tai tas įvartis, kuris nulėmė, kad Leicester City laimė Premier League, turbūt atsimeni, ten aišku tas įspūdingas Battle of the Bridge mūšis, mačas, kur ten, nežinau, turbūt vis tiek nemažai kas atsimena, kur 2-2 baigėsi tarp Chelsea ir Tottenhamo, ten su sugrįžimu Chelsea, kur turėjo būti daug, iš tikrųjų raudonų kortelės turėjo būti daug, vietoj to buvo tiesiog geltonos kortelės dalymas, bet aišku, netame esmė, kad Hazaro įvartė, kur tas sezonas Chelsea buvo tiesiog tragiškas, bet tuo metu atgyjo Chelsea ir pats pačio Hazaro, man atrodo, sezonas buvo toks prastesnis. Taip, ten labai buvo susiję tiek, kai Chelsea turėjo tos kelius prastus sezonus, tai Hazaras buvo apmiręs, to stabilumo gal jisai sezoną iš sezono nerodydavo, bet tikrai daugybę sezonų, kai jau užsikurdavo, tai nesustabdavo mašina, ten 15 įvarčių, 15 asistų dalindavo ir žinant, kad jis nėra tas tikras puolėjas, kuris tik puolime būna, o yra krašto saugas, tai įspūdingi skaičiai. Taip, įspūdingi skaičiai. Gal man tikrai nėra tiek daug nostalgijos, bet sakau, tal turėtų būti, aš įsivaizduoju, tai aišku, man taip net keista kažkiek, kad jo ta karjera perėjo realiai iškart labai taip žemynėjo. Net nebuvo to tokio, sakykime, palengva iškart viskas žemyn ir tos traumos, aišku, prasidėjo, galima sakyti, chroninės, dėl kurių jis buvo priverstas galiausiai baigti karjerą, bet su Chelsea labai gražiai atsisveikino tuo metu, ten su Europos lygos titulu. Su 2 įvarčiais Europos lygos finale. Ir šiaip tas sezonas jau buvo puikus, ten tiksliai neatsimenu, bet vėl kažkoks 2 dublis Premier Lygų įvarčių ir rezultatyvių perdavimų. Ir aišku, jis po to laimėjo tą Champions League, bet tai vis tiek, manau, kaip tam CV. Į CV faktą žmonės prisimindami, galbūt pasitikrindami po kurio laiko, ką Hazaras laimėjo, atsidarys, žiūrės, 2 Premier lygos, 2 Europos lygos ir yra ir ta Čempionų lyga įrašyta, kas tikrai nepakenks, manau, tam sukurtam jo visai aurai. Taip, ir tikrai įspūdingas žaidėjas ir dar aišku, galim paminėti ne tik Chelsea, bet ir Belgijos rinktinę, pavyzdžiui, 2016 Europos čempionatą, kur atrodė, kad vos negali iki pat viršūnės Belgiją vest, aišku, tuo metu jie prieš Velsą suklupo, bet jis rinktiniai, tikrai momentais labai geras atrodo žaidėjas. Ne tik rinktinė visur. Taip, bet labai geras. Bet 2018 pasaulio čempionate, tai irgi ten, kur vedlys buvo. Irgi nedaug trūko, tai aš ir pasižymėjęs, kad šiaip iš principo karjera žaidėjo yra tikrai įspūdinga ir sėkminga, bet yra tas toksai, minimalus kartėlis, sakyčiau, kad šiek tiek yra nepilnai išpildytas ir nerealizuotas visas jo potencialas, nes futbolininkas tikrai puikiai pasirodė su rinktinė, bet ten kažkokiu apdovanojimu tai pasiekti ir nepavyko.
kaip ir sakėm, Čempionų lyga laimėta, bet, labiau įsirašyta ta pergalė, nes, dėl jo didesnių pastangų pasiekti ir šiaip, Čempionų lygoje jisai nebuvo ten labai toks išskirtinis, nes Chelsea ne visada ir žaisdavo tai Čempionų lygoje, tai jie tai žaidžia, tai nežaidžia ir tokio didelio įrašo jau toj pagrindiniai didžioji arenoje europiniai, kaip ir nėra jis tokio gilaus palikęs ir šiaip. Čia tikrai nenoriu kažkaip žaidėjo dabar jau menkinti ir gink dievę, tikrai tik gražiai žodžiais jau reikia prisiminti jį, bet reikia paminėti, kad galimai ta karjera taip anksti ir sugriuvo, sulūžo, kad nebuvo jisai jau tas toks pavyzdys profesionalumo, kūno saugojimo, kaip žinia, ten yra visokių kalbų iš Kandos draugų, kad ir už aikštės ribų jisai tikrai smagus vyrukas, fainas bičas, bet mėgdavo ir leisi savo šiek tiek daugiau negu tikri profesionalai sportininkai savo leidžia. Aš tai atsimenu, kai 2019 perskirė į Real, tai toks buvo, galima sakyti, tokia nuomonė, kad čia dabar jau, ne 10, bet lyderis bus metai į priekį, ten kokius, nežinau, 7. Ronaldo pakeis. Taip, jam tuo metu dar buvo 28, tai pats gazas atrodo. Taip, visas tas toks karjeros pikas, galim sakyti, prieš akį. Tarkim, Vakynas praktiškai 30 išėjo į Bayerną. Tai, tikrai 28 yra ganėtinai mažai šiais metais, šiuo laiku futbolininkui, ypač šiuolaikinė medicina, bet, gavosi kaip gavosi. Bet aš nesakyčiau ne tik dėl medicinos, aš sakyčiau, šiaip nesuklikina jam realią, nors jisai, kaip ir viešai deklaravo, dar būdamas Chelsea, kad žaisti karališkajam Madrido klube yra jo svajonės išsipildymas, tai yra tas, ko jis siekia visą karjerą, atrodo tokia, ideali situacija, pasaka, kad tu Chelsea viską pasiekė, aukštumoje išeini su titulu, pereini už 100 milijonų į savo svajonių klubą, būdamas 28 metų, atrodo viskas rožiam klota, bet ne tik dėl traumų, sakyčiau, ir šiaip, tiesiog Madride taip jisai ir nepritapo, nes negali būti taip, kad žaidėjas iš aukštumos, tai net nepasakys per sezoną, per vieną tarp sezonį pisti ir jis realiai visiškai nieko iš principo prarado savo talentą. Taip, čia kaip pat per kosminį krepšinį atėmė ten iš Jordano talentą, taip ir čia kažkas panašaus yra realiame gyvenime, tai tas palieka tokį šiek tiek neskanų poskonį, bet aišku, futbolininkas labai anksti pradėjęs karjerą, jisai nuo 16 metų Lilyje žaidžia, tai nors jisai baigė karjerą 32, ten sudėjus tuos sezonus, tai kiek ten tų 16 kažkur sezonų ir gaunasi, tai skaičius yra išties įspūdingas ir karjera iš principo itin sėkminga, čia jau tik tai ieškom sliekų gal sakydami, kad kažko nepasiekė, bet 99% futbolininkų tikrai tokių aukštumų nepasiekė ir nepasieks. Taip, gavos galiausiai 16 metų, gal ir teisingai iš tos pasižiūrės, kad 16 sezonų, bet tiek 32 metai dar yra anksti. O šiaip man įdomu, kokia, tiek šiandien sužinojai tą žinią, ar buvo kažkokie tokie sentimentai, nostalgija apie mes tiek. Jeigu nuoširdžiai, tai nebaisiai, nes... Turbūt brendo vis tiek šitas toks sprendimas. Man atrodo jau gana akivaizdu, kad jau jo kelis metus kaip ir nebėra didžiojoje arenoje ir bent jau aš gal toks žmogus, kuris žiūri į pasaulį logiškai pavadinčiau ir matau, kur veda kokias situacijas ir tiesiog susitaikai savaime su tokia lemtimu. Jeigu netikėtai baigia karjerą, čia gal nukrypsiu Formulė 1 2016 metais Rosbergas tapo čempionu ir iškart po savaitės baigia karjerą. Tai tai mane sukrėtė, nes tai buvo itin netikėta, toksai bum. O čia to buvo galima laukti ir dėl to nėra šoko, tiesiog malonu prisiminti futbolininką ir tikrai daug, kaip man kaip Chelsea fanui, jisai irgi padėjo išgyventi malonių emocijų ir prisiminsiu jį kaip futbolininką iš didžiosios raidės. Taip, pakalbant apie didžiąją Europos sceną ir, aišku, Čempionų lygą, tai galim tavo privedimai šiandien daug žadantys. Jo, tai galim prie jos ir prieiti prie Čempionų lygos. Aišku, nemanau, kad jau labai verta tos mačus didžiosios aptart, bet taip visi skirstėm kelias komandas, kurios šį sezoną kol kas per 2 turus nuvilė ir kurios stebina, aišku, iš gerosios pusės, ne iš blogosios. Tai, manau, akivaizdu, kuri nuvilė mūsų komandą viena, taip vertina viską, tai Manchester United. Tikrai teko kažkiek tą mačą jūs stebėti su Galatasaray, kai, aišku, vyksta 22 valandą futbolas, taip nors net kelis mačus vienu metu pažiūrėti, turbūt supranti tą jausmą, kur taip sunkiai gaunasi vieną, taip tiksliai pažiūrėti, ypač dar, kai jeigu nežaidžia savo komandą, tai jo labiau. Ir Manchester United 2-3 gavo prieš Galatasaray. Tai Žalgiris ir tas geriau sukovoja.
Taip, ir tas geriau pasipriešino namuose, galėjo kažkiek pamokų pasimti, aišku, jau gal tas Rai sustiprės, bet va, pavyzdžiui, galima skirti, kad Zahos ėjimas į Stambulo ekipą jau dabar realiai pasteisinęs. Aš dar taip greitai išvadų nedaryčiau. Aišku, savo svajonę vėlgi išpildė, Čempionų lygai sužaidė, įmušė įvartį į svajonių teatre. Prieš savo buvusią komandą. Džiaugiasi tikrai futbolininkas išskirtinai. Matosi, kad kažkiek gal ir turi neapykantos nedidelės Unitedui dėl visų tų situacijų praeities susiklošiusių. Bet čia galima kalbėti apie Galatasaray, bet aš sakyčiau labiau Unitedas pralaimėjo tą mačą su savo nesusipratimais gynyboje ir šiaip kukliai atrodančių šio sezono veido. Man tai tas jų įvartis, trečiasis, kurį praleido, kurį Kardį ten, galima sakyti, savo nuodėmės atpirko. Labai jau toks, atrodo, aišku, ten Amrabatas susiliko blogoje pozicijoje, bet atrodo, kad toks mėgėjų futbolo įvartis. Tai ir tas, kur ten šokinėjantis kamuolys, Onana prašoko, labai net trūksta žodžių, ta prasme, ne Čempionų lyga žiūri, konferencijų lygas atrodo. Taip, toje situacijoje, realiai visose tose situacijose labai jau prastai atrodo United, o kai buvo 2-2, kai atrėmė Onana įkardytą 11 metrų baudinį, jau atrodė gal netoks pakilimas Old Trafforde, žinai, ir galiausiai vis tiek nieko nesigavo, tai gal net kažkiek, aišku, jie dabar prieš Brentfordą grįžo ten į rungtynes, bet šiaip, manau, sezono pradžioje ta komandos psichologija dar su visais tais skandalais, su tais poliai tokiais šokimais, tai kažkiek ta psichologinė būsena gal nėra tokia prasta, bet svyruoja, sakyčiau. Ir traumos nepadeda ir, kaip ir sakė, psichologinė būsena akivaizdžiai yra prasta, tas pats Onana, naujokas vartininkas, pirkinys, kurį gyriau, kol kas neblizga irgi, bet tiesiog galima kažkiek ir suprasti, kai visai komandai grandim skirtingom nesiseka, tas persiduoda ir visai aplinkai ir daug tų dalykų dabar jau atrodo viskas nesiseka Unitedui, tiek nuo rūbinės, tiek dėl traumų, tiek dėl žaidimo, tie įvarčiai kliurkiniai praleidžiami ir reikia bandyti kažkaip po truputį kuoptis tą kiemą, nes sezonas tikrai jau galima drąsiai sakyti įsibėgėja. Ir žaidimas negerėja, rezultatą vieną kitą, čia, kaip prieš Brentfordą išsitraukė. Tokį, žinai, kad šiek tiek už vandens laikytas. Būtent kvepavimą palaikyti, degimą. Tokį po vieną visą laus išgeria, bet tai bonkutės ir neprasisuka Unitedas, neįsivažiuoja į vakarėlinę, į lentelės priekį neprisijungia. Tai, net nežinau, ką sakyti, Ten Hagas turi daug darbo. Aš ką įskirčiau, tai kad jų tvarkaraštis vis tiek, manau, taip ganėtinai patogus Čempionų lygai. Dabar turi 2 rungtynės su Kopenhagenu, tai visas galimybės turi iškovotas šis taškus, kurie leis jaustis žymiai saugiau. Aišku, nepamirškim ir to, kad Kopenhagas su Galatasaray 2 sužaidė pirmam ture. Tai čia visiška pergalė Unitedui, nes kitu atveju būtų mišęs, jau reiktų pirkti amen. Gal mišių nereikėtų, ten, žinai, dar būtų galima ten pasiekti rezultatą paskutiniam ture prieš Galatasaray, bet dabar tikrai ta situacija dar valdoma. Ir reikia... bet tu vis tiek žaisi namie su Bayernu, tai tau liko, sakyčiau, ir žaisi 5 ture. Bayernas dar, manau, nebus užsitikrinęs galimai pirmos vietos, žais startu. Ir ten taškų, kaip ir logiškai mąstant, nelabai šviečiasi. Tai aš žiūrint, kiek gali Unitedas paimti taškų, tai čia reikia viskas klysti, nebėra erdvės, reikia viską laimėti 2 kartus prieš Kopenhageną, veikti Galatasarayų ir tai dar, tada gal jau ir išeisi. Išeistų tokiu atveju, bet greičiausiai tai bus, kad tas pergalės Turkijoje 100%, ta prasme nebus kito varianto dar. Jos reikės, taip. O Turkijoje, kaip bebūtų, nebus lengva laimėti prieš protėjusių fanų ir tikrai kokybiškos Galatasaray sudėties. Įdomus, kas prisijungs prie fanų, nes vaikščiai tai kažkaip dar nematyt. Tai įdomu, bet... į Turkiją visi nuvažiavę, tai nuvažiavau tokie pagyvenę, pavargę, priblėsę žaidėjai, tai tu nenorėk, kad savo čia visi kaip Ikardis atgimtų. Kokia ekipa dar tave nuvilė šitam sezone? Nuvilė, tai dar 2 ekipos aš esu pasižymėjęs. Tai pirma yra tiek, kiek praeitais metais stebino, tiek dabar nuvilė, tai yra Lisabonos Benfica. Ir jų grupė irgi tokia nėra iš lengvųjų. Ir dabar ta situacija dar juos kažkiek gal gelbsti, tai kad tokia mėsmalė, tai grupinė ir tai lyderiai pabėgė.
Bet iš principo tai, ir žaidimu jie neblizga, tai būdavo ta ekipa, kuri net jeigu ir nelaimi, jie žaidžia tą savo žaidimą, kurio progas dominuoja, dabar atrodo ir sudėties ten tikrai nemažai išsaugota, bet neužsikuria tas portugališkas varikliukas. Jo, aš ir pasižymėjau, tie rezultatai stebina, tik gaila, kad kaip ir nelabai teko pastebėti rungtynių kol kas, bet jo, ir to pačiu aišku, Real Sociedadas gal kažkiek maloniai taip stebina, kad tvarkingai tvarkosi, tarkim, pirmam turė su Interu, tai realiai gal net geriau atrodė už vicečempionus Europos, kaip bebūtų, ir antram turėjau tvarkingai su Salzburgu susitvarkė, tai taip, Benfica kol kas nuvilė ir įdomu, ar neteks galiausiai jiems kovoti tiesiog dėl vietos Europos lygoje, vietoj to, kad kovotų dėl vietos atkrintamosiose, kur jiems realiai buvo piešiama vieta. Labai realu. Ir dar paskutinė ekipa, kuri mane nuvilė, tai Berlyno Union. Ne tiek galbūt iš žaidimo, bet iš rezultatų toks, iš tikro su Realu, manau, tvarkingai labai sužaidė, ten gal net lygiai būtų dėsningesnis rezultatas, bet Bellingamas, kaip visada, daro savo, o antrą mačą tikrai teko stebėti su Braga po tokio laiku, tai tikrai solidžiai atrodė, kažkiek smagu tą Leonardo Bonucci matyti, kuris nepaisant savo amžiaus, toliau tokiai komandai yra labai naudingas. Turi fetišą veteranamą. Taip, ir jis tikrai gerai žaidžia. Nėra taip, kad atvarė jau čia, nežinau, dasimušt. Taip, dasimušt, gerai žaidžia ir toj pačioj Vokietijoje. Tai va, pirmam kėlinį visai gerai atrodė prieš Braga Union, bet praleido pirmą kėlinio gale įvartį, norėjau po to Braga pademonstravo, kad ne veltui yra tarp 32 geriausių. Taip, Unionas nemažai pasikeitęs ir trūksta, sakyčiau, tos komandos veido kažkokia, jeigu jie pasiekė Čempionų lygą savo tokiu pragmatiniu gynybiniu žaidimu, dabar jie bando kaip ir labiau žaisti patys su kokybiškesniais susipirktais žaidėjais, bet akivaizdu, kad dar ta sistema neveikia ir jie nesugeba to rezultato pasiekti kaip ir įmuša, bet dabar jau prasileidžia nemažai ir Vokietijai taip pat ten jų visokie 4-2 rezultatai ir panašiai, tai komanda tikrai stinga balanso. O aš kaip trečią nuviliančią pasižymėjau kitą Vokietijos ekipą Dortmundo Borusiją. Tai po 2 mačų vos 1 taškas, neįmušti įvarčių. Ir žinant, kai yra mirtininkų grupėje su pasižu Newcastlu ir Milanu, tai blemba. Abu mačus teko stebėti Dortmundo šioje grupėje ir akivaizdžiai jautėsi, kad jie buvo abiejose mačuose silpnesnė komanda. Ir tokie, sakyčiau, net kažkiek negyva, kur nematai, kaip jinai gali varžovus ten nubausti ir kažką pasiekti daugiau. O nepasigalėjai pažiūrėti tiesiog Borusijos Milano mačą, nes kiek girdėjau atsiliepimai tokie. Jis nebuvo iš įdomių, bet tikrai ten nebuvo ir tikrai esu matęs žymiai prastesnių susitikimų dar ir šį savaitgalį. Gerai. Čia gal dar prieisim čia prie vieno tokio, bet bendrai tai Borusija Vokietija kaip pradėjo tas pergalės rinkti, bet nykus vaizdas ten ir tam puolime jų atrodo bando gyvinti žaidimą, kuris neblizga, leidžia, kaip ir visada Borusija leidžia to savo jaunimą, vaikus, bet tie vaikai kaip ir draskosi, bet nieko neišdrasko. Ir, nežinau, aš šiuo metu jau, jie dabar turi šiokį tokį atsilikimą ir, piešiu niūrų vaizdą. Gerai, o kas stebina? Stebina. Nes aš tai pasirašiau Lazio, nes čia yra toks standartinis atvejis, kai nesutampa rezultatai lygoje ir vietinis pirmenybės ir Čempionų lygoje. Tai... čia matau padiskutuosim, nes aš nepritarsiu tavo nuomonei. Gerai, aš nesakyčiau, kad žaidimas labai geras, ten prieš Celtic realiai išvargo tas ir taškus čia dėka Pedro. Sakykime, tiesiai šviesiai, Fuksiorė yra Lazio. Tai Fuksiorė, bet... Jie įprastai, jie dabar turėtų būti su 1 taškeliu. Sakai, prieš Celtic... galvoji, kad prieš Atletico turėjo palošti, prieš Celtic... Kai vartininkas tau muša įvartį 94 minutę, tai čia yra tavo jau pasirodymas geras ir pelnytas taškas, iš principo nelabai, čia yra išsigelbėjimas degančios subinės užgesinimas. Tai ten jau nuskilo ir su Celticu vėl, jie galia užlipo, tą įvartį įsimušė, nesakau, kad kaip ir neverti, bet įman ten kokias 700 minučių, tai jie vos net nebuvo labai kažko geresnė komanda. Tai man atrodo, Celtic ir buvo įsiveržę, bet Varas berods įsikišo. Tai va būtent ir žaidimu ten murkdėsi tam škotiškam žaidime tokiam su Glasgow kūnėm
Ir, taip, jie turi 4 taškus, bet aš dar vis, jeigu dabar reiktų dėti pinigus, aš dėčiau, kad jie liks 3 vietoje. Manai, Feyenoordas jos. Jie turi tuos taškus, bet jie jau žaidė su Celticu. Tai aš kaip... Matai, dabar bus tie double headeriai 2. Tai ir matysim, kaip. Tai su Feyenoordu labai viskas išsispręs, daug paaiškės, bet aš, bent jau taip preliminariai dėlioju, kad Celticas ten daug tų taškų neuždirbs, kokias gali vienas lygiai. Aišku, jeigu iš Feyenoordo atims tos taškelius, gal ir jau Lazio švenčia, bet, kol kas dar aš visiškai nepritariu, kad Lazio čia kažkuo labai stebintų, tiesiog, plus jie Celticą turėjo apžaisti, jie ir apžaidė, su Atletiku namie irgi, lygiosios kaip ir neblogas rezultatas, bet nieko čia stebuklingo. Gerai, šiaip labai smagu, kad nuomonės nesutampa dar kartą. Aišku, dar išskyriau Bragą, bet čia, manau, jau visai nemažai pasakiau apie, o tave gal yra komanda, kuri stebina. Gal net viena turbūt turėtų sutapti, paskutinė mano tavo, nežinau, kiek ant. Aš 2 pasižymėjęs, tai būtų Lensas. Komanda, kuri Prancūzijoje ten įstrigus giliai. Ir čia, iš principo, čia vieną mačą prieš Arsenalą tiesiog sužaidė. Bet labai įspūdinga ta atmosfera buvo ten ir tie fanai, aišku, ten pasiruošė įspūdingai, tai manau, jie, gal nedrąsiai gal sakyti, kad buvo 12 žaidėjas tame mače. Tikrai taip, ir tas pats Berlyno Uniono palaikymas yra, jaučiasi, kad tom ekipom, kurios pirmą kartą prasibrauna į Čempionų lygą, tai yra kažkas tokio, tas himnas skamba, visiems tas himnas iš principo yra, kažkokia odė. Taip. Gražiausia daina futbolo fanam, bet tiem komandom skamba jisai dar kitaip, dar garsiau, dar smagiau. Ir aišku, tas vienas tik tai geras mačas prieš Arsenalą dar nieko negarantuoja, bet šioks toks pagrindas padėtas. Ir kita ekipa tai yra vėlgi, nežinau, čia turbūt nenustebinsiu, tai Newcastle'as vien dėl to, kad jie prieš Paris Saint-Germainą taip užtikrintai subaladojo ir paliko gulėt kampe Paryžiaus buržuazijos atstovus. Ir tas pats 12 žaidėjas savo turėjo vaidmenį. Jie nedebiutavo Čempionų lygoje, bet... Taip, bet jautėsi tas, kad 30 metų duoda savo. Man žinai, kas patinka, kai žaidėjai labai bendrauja su publika. Tai, pavyzdžiui, Anthony Gordonas ten rungtynių pradžioje užvedinėjo visus. Ir manau, kaip pasakyti, to futbolio turėtų galbūt net daugiau. Aišku, kiti žaidėjai nepagalvoja kažką, bet tas toks palaikymas, tas toks vadimas trumpalaikis, tas efektas, jis yra svarbus ir kartais labai nemažą vaidmenį suvaidina. Tai Newcastle dar yra tas momentas, kad nemažai tų futbolininkų, jie praėjo daug Newcastle etapų, jie su ta komanda kovojo dėl išlikimo, jie toj komandai žaidžia gan ilgą laiką, jie užmezgė ryšius su fanais, tiem patiem futbolininkam tai reiškia ne ką mažiau negu fanam. Žinai, jeigu tu žvaigždė atveži čia Čempionų lygą, kuris žaidžia kiekvienais metais, tai jam tai nebus kažkas tokio. Čia žaidėjai kažkiek net įsijaučia gal į fanus, kad, vėl, kaip sakiau, tas Čempionų lygos himnas, visai užkuria juos kitaip. Taip, ir be to įdomus faktas, nežinau, žinojai, bet The Athletic čia kažkada rašė straipsnį, tai Newcastle's yra lyderiaujanti komanda Premier Lygoje pagal žaidėjus, kurie yra tos komandos fanai, ta prasme, buvo vaikystė ir panašiai. Taip. Tai mačiau. Tai va, tas, irgi čia daug ką pasako, o kalbant apie tą mačą Newcastle pasažai, tai tiesiog buvo suvinioti pasažai ir nežinau, galėjo po to kaputį rūkyti ir turbūt niekada ne tai, kad niekada, bet ten prieš kokius 4 metus tau sakytų, kad pasažai bus tiesiog, išniekinti Newcastle, tai tu, nežinau, pagalvotum, kad tas žmogus į psichuškas. Taip, į psichuškas. Sakykim, kaip yra. Tai va, tai tikrai sunku būtų pagalvoti prieš kelias metus, bet dabar tai realybė. Gerai. Ir šiaip dar fun factas, Milanas kol kas yra neįmušęs nei vieno įvarčio per 2 turus Čempionų lygoje šį sezoną, bet turi 2 taškus ir tokią, pavadinkime, padorę situaciją grupėje. Padorę tikrai dar viskas prieš akis, bet va dabar pasažai lauks vadinamasis Thiago Silva derbis. Gerai. Tokia trumpa temelė prieš didžiasias lygas, tai buvo paskelbti šeimininkai 30 metų pasaulio čempionato. Ir toks netikėtas visai naujiena išėjo. Taip, netikėta vien dėl to, nes kaip ir nebuvo kažkokių gandų, žinai, kai būna iš pradžių gandai, po to oficialų ten viskas per kelias valandas, aišku, iš pradžių... Buvo gandai ir po valandos atėjo oficialus pranešimas. Taip, FIFA oficialiai patvirtino, tai žodžiu 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas vyks Maroke, Ispanijoje ir Reiktų sakyti Ispanijai, Portugalijoje ir Maroke. Įsivaizduoju, vis tiek Ispanija bus ta pagrindinė valstybė. Tai dar finalas Santiago Bernabéu. Turėsiu klausimą, aišku.
Dar neoficialu, man atrodo, kad Santiago. Nu, bet ten vėl toks apkalbų lygis, kur, man atrodo, viskas daugiau mažiau aišku, nu, būtų logiška, kad finalas Madride. Tai va, aišku, būtų logiška, bet matysim. Ir aišku, yra toks, galima sakyti, tvistas, tokį padarė va FIFA. Žodžiu, 100-mečio proga šio čempionato, pirmieji 3 mačai įvyks Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Tai čia yra labai, manau, daug nelogiškų dalykų dėl šio sprendimo. Tai turbūt aš manau, kad tu irgi sutiktum, kad tiesiog šitas turnyras ten ir turėjo vykti, o ne dabar kaip yra. Žinoma, ir mane labai šokiravo kažkiek šitą naujieną. Įprastai aš būnu šokiruotas, kai čempionatai būna rengiami, pavyzdžiui, Katare, valstybėse, kurios to nelabai nusipelno ir ten tos futbolo kultūros nėra. Šiuo atveju Ispanija, Portugalija, tas pats Marokas myli futbolą, tai negali pykti, bet aš buvau taip įsitikinęs, kad, nežinau, aš tas žmogus, kuriam svarbu yra tradicijos, istorija, sentimentai tam tikri ir manau, kad čia buvo no-braineris, kad čempionatas turėjo vykti Pietų Amerikoje, 100 metų nuo pirmo čempionato. Urugvajus, Argentina, futbolą mylinčios, išprotėjusios dėl jo valstybės, tai būtų tikrai, manau, pasistengę, surengę puikų čempionatą. Ir man net klausimų nebuvo, kad čia, aš aišku mačiau, kad ten paraiškas davė kitos šalys, bet galvojau, nu čia tu duok nedavęs, ta prasme, čia kaip ir nupirkti vos ne burtai, vadinkime, tie parinkimas organizuojančių šalių, bet čia gauni tokią naujieną, tai iš principo esu nusivylęs ir taip net juokingai atrodo, tu darai tuos pirmus 3 mačus tam žemynė, tai blembant, tai jau padaryk tu tą visą čempionatą, ar jau kažkas tau taip trukdo. Žinai, dar yra toks dalykas kaip krūvių žaidėjams, nuo tų visų keliavimų. Dabar toks uždė vieną mačą Argentinoje, tada reikia į Maroką keliauti, po to dar žaisti kokį ketvirtfinalį į Portugaliją. Kur šiaip nėra ten toli pagal tą visą žemėlapį, bet palyginus, kad, žinai, ten Saudara... Ne, vertinant tai, kad jau čempionato nėra tose žemynuose, tai atrodo keistai, bet aš net toks konservatyvus žmogus būdamas, šiaip džiaugiuosi, jeigu nedarai čempionato Pietų Amerikoje, tai tarkim paliktų tuos 3 mačus, kad būtų kažkokia esmė, kažkoks simbolis to šimtmečio, cinkelis, va geras žodis, bet kaip ir sakai, kelionės visos ir šiaip juokingai gaunasi, nes automatiškai 6 šalys iš karto yra pasaulio čempionate, visos tos organizatorės. Tai kas čia per reikalas? Tai... Negi dabar gausi taip, kad vos ne 9 tos Pietų Amerikos šalį ir jis ten pagal tą atranką, aš nemanau. Turės dar, aišku, FIFA dėl to pagalvoti, nes dabar supranti, dabar su ta nauja sistema 26 žais... Kiam 8 rinktinės. Tai 6 tiesiai patenka Pietų Amerikos rinktinės, tai dabar negi 9 pateks. Čia... Pietų Amerikos šalių tik 12 yra ir tik tai 10, man atrodo, turinčių futbolo asociacijas, nes ten kažkokia Gajana liktais net nežaidžia to futbolo, tai įdomus momentas gaunasi. 230 gal nežais Mesis Ronaldo, kad ir kaip būtų gal tokios simbolikos galima sakyti. Ne, tai nežais, aišku, bet kad būtų šitas čempionatas 8 metais prieš, kur Argentina, Portugalija paliečiama, būtų kažkas netikėtina, bet jau aišku. Bus kiti laikai, bet apie 226 dar įdomu, nes iš tikrųjų visokių gandų yra dėl Messi ir Ronaldo. O kas liečia, tai aišku, verta ir pastebėti, kad toks čempionatas, kuris vyks 6 šalyse, tiesiog FIFA atveria visus kelius, tokius kaip kelius, aišku, manau daug kas dėl to priešintųsi. Šiaip tokie, žinai, kaip mes tokie tradiciniai fanai, bet greičiausiai 24 metų čempionatas vyks Saudo Arabijoje. Tai čia dabar eina kalbos, kad ten viskas vos neaišku, tokia falšyva bus to parinkimo atranka daroma, viskas skubinama. Panašiai kaip su Kataru. Tai tikrai neskanu ir kaip ir sakai, čia dabar yra išplečiamas tas per 2 žemynus čempionatas, užsiskaitys, kad Pietų Amerikoje jisai kaip ir įvyko, nors tik tai 3 mačai ten bus. Nes vis tiek FIFA dar išlaiko tą tokį kažkokį bent jau moralinį stuburą, kad nenaikina tos taisyklės, kad čempionatai skirtingose žemynuose negali būti kelis čempionatai išėlės tą pačiam žemyne. Tai dėl šito labai džiaugiuosi, nes aš bijau, kad būtų tiesiog Kataras, Saudo Arabija, Kinija, vėl Kataras, kas tiesiog susimokėtų daugiau, koks Dubajus dar. Tai
Tai, nu gerai, pratęs. Tai ačiū Dievui, kad taip nėra, bet, nu, čia sakau, užsidės varnytę, kad va, buvo Europoje, buvo Afrikoje, nes Taip, Marokas Afrika, buvo Pietų Amerikoje, nu, tai vos negaunasi, kad mes nekalti surištos rankos. Šiaurės Amerikoje buvo, nu, 20-ais. Taip, lieka tik tai Azija, nu, ir ten Azijoje... Nu, dar Australija, lieka vienintelis mūsų įsigelinimas. Nu, aš labai, kaip Eurovizija Australija, ten vis atsiranda laiku ir vietoje, tai tikėkime, gal ir futbolą išgelbės kengūros. Nu, nežinau, ar Eurovizijai Australija yra laiku ir vietoj, bet čia ne tas podcastas. Man patinka. Tai va, nu jo, šiaip. Atsiunčia gerų atlikėjų, tai dažniausiai nenuvilia. O kaip, va, tokį klausimą turiu, dabar, va, kiek kalbėjom, tai aš kaip ir suprantu tavo nuomonę, bet kaip manai, kur turėtų vykti finalas? Santiago Bernabéu ar Camp Nou? Aišku, Camp Nou, na, vis tiek yra Barcelona, Katalonija, kažkiek yra kažkiek gal net politinių dalykų tame, bet turėk omeny tai, kad abu stadionai jau bus renovuoti tuo metu. Taip, tai jeigu grinai širdim, net nesvarbu, galvoju, ar širdim ar protų, bet tu iškart pats sakei mano atsakymą, mano argumentą, politiniai dalykai visiškai, vis tiek tą čempionatą rengs Ispanija ir ta centrinė Ispanijos valdžia, futbolo federacijos valdžia, nu tikrai nesakysiu, kad diskriminuoja kažkaip, bet nu, manau tikrai nenori, kad čempionatas vyktų Katalonijoje. Finalas, tiksliau. Finalas, jo. Čempionatas nevyks, normalu, tai ačiū Dievui. Aš labai tikiuosi, kad pusfinalis bus irgi, bent jau pusfinalis bus Camp Nou. Ir, nu, manau, tikrai Madridas yra ta realiausia lokacija ir, nu, visi bus laimingi, nes, nu, Madridas ir miestas didesnis ir sostinė, tai kaip ir būtų logiška, žiūrint ir iš geografinės pusės. Taip, aš tai sutinku, man irgi toks Santiago Bernabéu toks finalų stadionas, žinai. Madrido Realo ta aura tokia čempioniška. O dabar atsakysi, kelintais metais Santiago Bernabéu vyko Čempionų lygos finalas. Bent jau koks finalas, ar žinai? Oi, čia pagavai labai taip netikėtai, nepasiruošusį. Šiaip dabar ant smūgio neatsimenu, žinok, nepasakysiu. Gerai, aš dabar bijau suklysti iš tikrųjų, nes dabar čia labai, kaip pasakyti, drąsiai viską kalbu, bet jo, teisingai 20 metais, kai Interas nugalėjo Bayerną. Okay. Tai čia, pasirodo, neklydau, dabar dar double checkinu. Jo, iš tikrųjų senokai, bet faktas, kad jis vyko yra tikrai, net man jis toks įsiskiria, žinai, aš tuo metu, nežinau, gal net nežiūrėjau to finalo dabar klausimas, bet... Aš tai žiūrėjau, atsimenu, kai highlights žiūrim... Morinį ir Interą, bet taip, tuo metu dar buvau toksai ne futbolo gykas pavadinčiau, kad nebuvau dar toks viską ten domėčiausi, viską žinočiau dar tokia. Bet finalą Čempionų lygos pažiūrėjau ir aš ten, kai žiūriu... Dar TV6 dar, legendinis. Dar turbūt Kesminas komentavo. Nenustepčiau. Manau, garantuoju, kad Kesminas komentavo. Tai va, ir Gediminas Reklaitis, manau. Nu, galbūt. Gali būti ir jisai. Tai žiūriu ten tos highlightus tiek, jie kartais šmėžuoja kažkur internete ir televizoriui, tai tikrai man iškart, nu, aš jau net, nu, matos tiesiog pagal tą vaizdą, kad Santiago Bernabéu vyko tas finalas. Tai ką, galima sakyti, pusėjom podcastą ir tokias aktualiausias temas, kurios nebūtinai yra įdomiausios. Na, turiu omeny, kad mačas galbūt labai buvo įdomus tarp Arsenalo ir Manchester City šį savaitę Premier lygoje. Prieiname jau pagaliau prie tikro futbolo, prie mačų. Sekmadienį vyko mačas, vis tiek centrinės, manau, reikia jį pirmiau aptart. Ir tokia Twitter'e ten mačiau kažkiek diskusijos buvo, ten kiti fanai sako, nu dabar jau čia tie taktikos mėgys iki Soho, koks buvo mačas, kaip buvo įdomu stebėti, kaip Arteta su Pepu čia taktinė dvikova jų. Kaip matavosi savo pasididžiavimais. Aš manau, apie komandą žinoma. Aš manau, būna įdomi, na gerai, šiaip Arsenalas laimėjo 1-0, nežinau, kodėl man taip užfiksavo, kad 0-0, norėjau dabar, žinai, vos nepasakyti. Bet visai tiktų tą mačą. Taip, tai 100% tiktų pagal mane, bet aišku, viskas baigėsi 1-0 Arsenalo naudai, tai manau tikrai, na, net šiame sezone būtų galima rasti įdomesnių, na, rezultatą rungtynių, kurios pasibaigė 1-0 rezultatu. Turbūt pritarsi, kad nebuvo. Jo, tikrai nykuma visiška, bet iš principo labai jautėsi toksai, šnekėjau apie pasaulio finalą, toksai finalo vaibas net kažkiek, kai matai, kad komandos kokybės turi, jos gali žaisti, bet jos labai atsargios. Ir tas puolime atrodo, kartais tas atakas tikrai šiandien matosi ne bet kur muždamos kamuolio, tikrai kombinacijų, įbėgimai laiku ir vietoje, tikrai įdomesnių tokių atakų pradžių buvo, bet tiesiog komandos labai kokybiškai gindavosi ir neleisdavo kažko tokio rimtesnio sukurti.
ir tos vos ne pagrindinės progos netgi gimdavo iš kažkokių klaidelių aikštės vidury prarastų kamuolių. Ir ten aikštės vidury, sakyčiau, ir esminiai mačų momentai net buvo ir prie Kovačičiaus situacijos, gal net reiktų pereiti, nes man noriu tavo nuomonę išgirsti, ar aš vienas taip skeptiškai žiūriu į tą situaciją. Taip, čia praeitą savaitę vis tiek podcast nerašėm, tai galim tą visą teisėjų temą paliest. Aš šiaip manau, kad tas pirmas epizodas, kur Kovačius prisižengė dabar galvoju, Prieš Raisą. Prieš Raisą. Ne prieš Odegarą. Taip, Antras buvo prieš Raisą, jo. Taip, norėjau pasitikslinti. Tai man nebūtinai ten yra raudona, man tokia oranžinė. Tai... Blemba, žinok, dėčiau raudoną. Man, supranti, kaip pasakyti, man tokia oranžinė. Aš žiūrėdamas tą mačą galvoju, tiek to, neduodi raudonas, tai bent mažas nesugadins. Aš šitos pusės žiūrėjau ir bet tikrai... tu nupjauni žmogų, žinodamas, ką tu darai, iš galo atvirą koją ir ten toks buvo žėjimas, kad tu kaip ir žaidži kamuolį, bet tu matai, kad arba į kamuolį, arba į koją tu tikrai sužais ir tu nei kiek jas nepatrauki, nesušvelni, tiesiog su čipais įvažiuoji į Achilus Odegarui. Ir dar žinant, kad tai yra pagrindinis Arsenalo kūrėjas, aš manau, ne veltui yra taip grubiau braukiama. Man žymiai ir raudonesnė kortelė buvo savaitę prieš, kur Kurtis Džonsas tiesiog užlipo ant čiurnos visumai, bent mano mąstymu, nes ten tu jau užlipi ir dar parūkė ir dar kavos atsigėrė. Taip. Ant tas čiurnos stovėdamas, tai man ten labiau raudona kortelė, šiuo atveju, sakau, neskyrė jos, tiek to dar galima ten nuleisti, ten nekreip dėmesio, bet ten jau prieš Raisą, ten realiai irgi panaši pražanga iš tos pusės, kad irgi dar viena, sakyčiau, oranžinė kortelė. Tai aš turėjau... kaip tik sakyčiau, kad man ten atrodo paprastesnė. Ne, tai paprastesnė, bet faktas, nėra to tiesioginio kontakto į koją tokiam greitį, bet esmė, kad tu turėdamas geltoną kortelę, kaip tu sakai, oranžinė, tai ten geltona, tai minimum yra taip. Už antrą pražangą, ir tu turi geltoną kortelę, tai ką teisėjas veikia? Nežinau, man galvoju, gal turėjo, žinai, tą teisėjų asociaciją atsiprašyti Arsenal. Aišku, dabar, kai, žinai, taip mačas pasibaigė, tai gali nėra dėl ko. Su tais atsiprašymais, tai Liverpool atsiprašė, bet nepanašu, kad Klopas naktimis ramiau miega. Tai faktas, bet turiu omeny, kad taip, vos ne... nėra taip, kad pripažino savo klaidą, nes kas ten vyko Liverpool tojame mače, tai buvo visiškai kitaip. Ir tai nepripažino, sakau, gal dėl rezultato, vis dėlto, kaip pasibaigė viskas, bet, man tai sunkiai suvokiama, kaip gali tokios klaidos vykti, kaip galėjo Kovačius įtikti aikštį. Bet gerai, kad, kaip sakoma, karma is a bitch ir teisybė triumfavo. Aš iš principo mače už nieką nesirgau, tiesiog už gražų futbolą, tai nesulaukiau gražaus futbolo, tai bent sulaukiau kažkokios moralinės teisybės, nes, manau, jeigu būtų Kovačius išvytęs pirmam kėlinį, tai Arsenalas namie tikrai būtų susitvarkęs su Man City'u, kuris, sakyčiau, labai atrodė savo nebūdingai negyvas. 4 smūgiai per mačą, jeigu gerai atsimenu. Ir, jie ten realiai rekordus savo gerino prie Pepo. Būtent, tai ir tikrai labai labai keista, nes komanda, atrodo, sezoną pradėjo visai neblogai, galbūt nežaisdavo to savo jau užsikūrusio žaidimo, bet jie niekada nežaidžia sezono pradžioje taip iškart idealiai. O čia tiesiog išnyko, ir jeigu kokios kitos komandos taip dingsta, tai taip nestebina, kaip dabar Man City'is, nes iš jų tikiesi jau ta kartelė yra užkelta tikrai aukštai. Bet šiaip teisingai sakai, lygiosios būtų teisingesnis rezultatas pagal mane, ir dėl to aš noriu paminėti ir Arsenalo puolimo liniją, kuri tikrai nežibėjo ir tikrai irgi prastai atrodė. Ten ir žaidė Trosaras, Enketija, tai taip, aš noriu, aišku, vos ne kiekvieną paminėti, bet kalbant apie Trosarą, jis realiai su trauma žaidė, nes jeigu jis dabar iš Belgijos rinktinės atsisako žaisti per tą rinktinį langą, tai jau vienas ženklas, ten jam tas hamstringas vadinamas. Ketė su Jesusu, kaip jau būtų tokie 9 numeriai labiau, bent čia laikiniam futbolio, tai tikrai neipatingai atrodė, bet ką galima pagirti, kartais galima ir pagirti, tai visai Havertzą pagirčiau, kažkiek pagyvino tą žaidimą. Kaip bebūtų, ir dar perdavimą atliko Martinelį, ir Martinelį tas aišku, po tų savo visokių traumelių grįžęs, kad ir koks tas įvartis būtų fuksas, bet jie puolimą pagyvino. Aš Havertzą gal negirsiu, bet tiesiog pasakysiu, kad ir Neitanas Akė, tokis gavosi švytuoklinis momentas, kad jisai 4 mačo minutę ar 5 ten turėjo auksinę progą, geriausią visam susitikime per abi ekipas, manau, tai po standarto nukrito kamuolys jam po kojom ir jisai ten 8 metrų. Haalandas šiaip labai toks, nežinau ar tyčinis, bet labai geras perdavimas buvo.
tikrai ne. Aš net sakyčiau, kad manau tyčinis, nes ten kitu atveju, jeigu ten smūgis, tai labai tada nekoks Ne, smūgis. tai žinai, gal taip ten iš desperacijos. Nu, Gal neturi bandė tos siekt. intencijos, žinai, Bet bet... kamoliukais tai pamušė, kiek atsimenu, galvite atgal, tai gal ir specialiai. Ir, Akė turėjo fantastišką progą, kurią jeigu būtų, manau, ne gynėjas, o ten bent jau saugas gavęs, tikrai ten nebuvo taip sunku atrodo išlukštent. Ir gavos taip, kad 5 minutę neįmušiai, tai likus 5 minutėm 85 tada gauni su kamuoliu pliūchą į veidą ir įvartį į savo vartus. Nu, po 5 minutės jau, žinai, trynėm rankom galvom, koks šį geras mačas bus. Nu, nebuvo toks geras mačas. Bet šiaip tas rezultatas Premier lygos lentelės prasme ir ta intrigos prasme tai džiugina tikrai. O taip, bet bendrai kažkiek nuvilia tas, kad dabar jau antrą sezoną yra pagrindinė priešpriešą kovoje dėl titulo, bent jau tokia šiuo metu piešiama šiam sezonui dar Arsenalas su Man City. Ir bent jau kai būdavo Man City ir Liverpoolio kovos, tai būdavo jos fainesnės, bent jau man. Tai tikrai gražesnis futbolas, atraktyvesnis, laisvesnis. O čia gal per daug jau abu taktikai tokie susitikę, viens kitą išgliaudę kiaurai ir viską žinodami, kad Arsenalas ir Man City jų mačai dažniausiai nuvilia. Nu, šiais metais nenurašyčiau ir dar vienos ekipos. Aišku, Nu, kalbu pasidžiaug. apie Liverpoolį, jeigu kalbant apie Premier lygos Kaip titulą. čia ne Tottenhamas? Ir lenktynės dėlionės, tikrai, Liverpoolis, aišku, ten prieš Brightoną tą taškelį pametė, 2 taškus pametė, bet, tikrai, jeigu Salah liks sveikas gyvas, tai, manau, gali. Salahas turi liks sveikas, jisai toksai futbolininkas, kad jisai žaidžia po 9 minučių ir vargo nemato beveik, jau daug metų, praktiškai visą karjerą Liverpoolį. Jo, ir galvo sakys, jis turi būti sveikas, nes tavo fantasy komandai, bet pasirodo jau neturi tiek daug, ne tik savo ieškai. Ne, jeigu man muša Salahas, nemuša Hollandas arba atvirkščiai, tai negaliu skūstis, tam ir paimti 2 didžiai vyriai. Tiesa, bet jau Hollandas galvoju paliuosot, žiūrėsim. Tai taip, galima kažkiek turbūt apie to pasigirti. Kelintą vietą užima, gal priminsi. Nežinau, reikia tik lentelę. O kaip tu skaitai, kad jie dalinasi pirmą vietą su Arsenalu, ar kad jie pirmą vietą? Nes mačiau nemažai, kas rašė, aišku, anglai, ten Sky Sports, taip toliau rašo, o čia jie dalinasi pirmą vietą su Arsenalu. Ne taip yra, iš tikrųjų, būkim bėdiniai, bet teisingai, nes Tolimas kažkiek daugiau įvačių yra įmušęs ir jie pirmą vietą užima vis tiek. Suprašiau, jeigu būtų lygiai lygus tas įvačių santykius, pagal tą pliusą lygus, bet pentinai daugiau įvačių yra mušę. Tai čia toks principo reikalas, kaip pažiūrėsi. Aš nesivelsiu šitą diskusiją. Suprantate, aš atidarau lentelę, man tiesiog smagu pažiūrėti. Aš nesitikiu, sakau dabar ten. Ne, bet jeigu mano komanda irgi būtų pirma, tai tikrai džiaugčiausi ir drąsiai. Ir jinai yra pirma, viskas okei. Smagu atsidaryti. Leisiu tau pasidžiaugti. Smagu atsidaryti tą lentelę. Nėra geresnio jausmo, nei kai tu esi pirmas. Tai va. Bet priminsiu, kad ir prieš 3 sezonus čia gausis irgi Tottenhamas, dar net po daugiau mačų buvo pirmas lentelėje, bet viskas baigėsi. Taip. Antrojo po 11 mačų jie dar pirmavo čempionate, bet viskas baigėsi tuo, kad Mourinho atleistas, o komanda konferencijų lygas pasiekė, jeigu gerai atsimenu. Aš atsimenu, ten buvo su Liverpoolio mačas, tai biškinu, grįžtant atgal, kas buvo ir ten Bergvainas turėjo gerą progą, ten galiausiai galėjo būti 1 svečiuose. Ten tas, kai vadinamas sliding doors moment, kur, vienas momentas galėjo, nežinau, viskas taip bus. Bergvainas net ne vieną momentą turėjo, 100% ir dar porą tokių. Tai ir Keinas turėjo, bet esmė tame, kad ten jau Firmino, vienu žodžiu. Neverskime jau tų lapų atgal, bet tik pasakyti. Visiškai tikrai pripažįstu kol kas, dar gal per anksti, kad aš skeptiškai vertinau Anže Postecoglou paskyrimą. Bet tu tai labai, kol kas pirminės reakcijos gaunu žuvų kaip reikiant, bet kaip ir sakau, su Mourinho irgi sezonas buvo pradėtas gerai, kuris baigėsi tragiškai ir tikrai matau, kaip žaidžia gerai Tottenhamas, tai neatrodo, kad ta komanda čia kažkaip labai subirėtų, kad tas sezonas, ta kreivė kristų taip stipriai, bet pabrėšiu, kad varžovai, tai kaip čia pasakius, su visais, kuriais žaidė, su visais atbrosais, invalidais ir bekojais, kol kas žaidžia Tottenhamas, faktas, reikia apsižaisti ir juos, jie žaidžia užtikrintai. Skaitant United, aišku, ne? Taip pat prie tų pačių atbrosų ir invalidų kol kas galima priskirti, su visa pagarba tam klubui, tai,
nežinau, reikia džiaugtis tuo momentu, bet laukia daug iššūkių priekyje. Taip, aš manau, vis tiek tai situacija nebus tokia gerai, pablogės bus tų nuopolių, dėl Premier lygos titulo nekovosim, kol kas reikia pasidžiaugti, norėtųsi gal kokios jau užtikrintesnės pergalės, nes realiai per šitą tarp tų rinktinių pertraukų nebuvo tokios užtikrintos pergalės, ten prieš Sheffieldą, išvis ten stebuklai, prieš Liverpoolį dar kitas dalykas. Tai Litoną patys prisidirba, tiksliau Bisuma pridirba. Ten šiaip gėda šiek tiek turėtų būti pačiam jam, bet, sutvarkys žmogus. Aš tai patenkintas, nes mano mylimukas Højbjergas dabar turbūt, kad pagaliau startuos, tai bent galėsiu į jį pažiūrėti. Tai va, kaip sakom, jau Bisumai nieko blogiau nebus, nei buvo prie Kontės, bet siek turbūt dabar nėra fainai. O Højbjergas jo turbūt gal net kokius kelis mačus artimiausiu metu startuos, nes ten supranti, dabar Bisuma turės geltonas kortelės, tai jeigu dar vieną gaus, po to dar vieną prileis ir taip jau prileis dėl raudonos. Tai va, noris tokios užtikrintesnės pergalės ir matysim, ar ją pavyks pasiekti. Pavyks dabar su Fulhamu, tai gal iškovos tą pergalę, o šiaip tai ką, galbūt dar Newcastle West Hamo mačą, manau, verta paminėti. Stebėjau tas rungtynes, tai irgi ten teisėjas, taip sakyčiau, netradiciškai gal pasielgė, nes realiai Bruno Gimarešas turėjo būti išvarytas pagal mane. Pirmo kėlinio gale, nes, irgi, gal, netokia jau, kaip pasakyti, kritinė situacija kaip su Kovačičium, bet irgi tiesiog 2 pražangas padarė, kurios vertos geltonos kortelės. Bet kaip ir sakai, jeigu Kovačičiaus matėjo oranžinę, tai Gimarešo tikrai, sakyčiau, yra švelnesnės. Bet vertus geltonos kortelės. Vertus aš irgi duočiau, bet kaip ir sakom, jeigu jau bent jau tas, kad ir neteisingas, bet nuoseklumas šitoje vietoje išlaikomas, kad jeigu nevijo Kovačičiaus su grubesnėm pražangom, tai neišvijo ir Gimarešo, kad nėra taip, kad vieną išvijo, kitą ne. Tada gaunasi ta tokia liūdna ironija. Tai va, bet kalbant apie teisėjus ir apie tas geltonas kortelės, su Bisuma ta pati situacija labai juokinga buvo, nes iš tikrųjų nemažai kas pastebėjo ir po to aš galvoju, tikrai taip ir buvo. Žinai, gal pirmą geltoną kortelę ten viskas pelnyta ir ta antra pelnyta, aišku, ten už tą negražų vaidinimą, bet teisėjas įstraukė tą geltoną kortelę ir tu galvoji, ką aš čia padariau, taigi jis turi geltoną, ką dabar aš išvarys, ir ką turėjau išvaryti, nes grinai toks atrodė, vos nepasimetęs tas, man atrodo, Krygas Posnas. Švilpė tom rungtynėm ir toks pasimetęs, ir ką, ir tada jau reikia išvaryti, ir net aš taip įsivaizduoju, gal jeigu būtų ta pilnai situacija, žurnalas gal net nebūtų išvaręs. Gali būti, bet iš kitos pusės pagal taisyklės raidę, jis pasielgė teisingai, už vaidybą akivaizdžiai duodama kortelę geltoną, tai ne. Čia jau toksai būna teisėjo gailestis, kuris yra iš žaidimo dvasios, gal gimstantis pavadinkime, bet ne pagal grinai taisyklės raidę, tai negali pykti. Taip, aš dėl to, kaip pasakyti, aš pritariu tikrai, kad ten ta geltona kortelė ir pati ta raudona laiku ir vietoje buvo. Man dar įstrigęs momentas iš savaitgalio Anglijoje grinai, tai paskirtas baudinys į Brightono vartus, kai dar varas jį žiūrėjo, analizavo, kur ten tiesiog akivaizdžiai yra 3 sekundės Šaboslavijus tempiamas, plėšoma ta maikutė, koja patkatas kabinamas ir vis tiek varą žiūri tyria, ar tikrai čia buvo 11 metrų baudinys, tai kažkaip juokingai man susižiūrėjo. Man įdomu, gal ten žinai, aš ko raudonos kortelės, ten irgi buvo visokių tokių diskusijų, nes realiai toks epizodas irgi. Būtų logiška prieš vartus viskas, bet esmė bent jau tie užrašai transliacijų, tai buvo labiau ne dėl possible red card, o ten possible penalty. Tai ir tas juokinga, kai pagalvoju, aš jau net pamačiau ten suka vieną, suka antrą, trečią kartą liktai su tą pakartojimą ten jie suka, aš galvoju, negi atšauks šitą baudinį, būtų nelogiška. Tai ačiū Dievui, kad bent kažkiek sveiko proto to buvo išlaikyta. Ne, tai ten, žiūrės Liverpoolis, nežinau, ten Liverpoolio fanai nuvaryti į Londoną, į tą būstinę, sudeginti ten viską, gal keista, kad dabar ten viskas gerai, aišku. Tai o šiaip tai džiugas tais rezultatais, kur 4 valandą sekmadienį vyko, nes jie tokie. Jie naudingi Tottenhamui. Ne, tas tai, bet įneša intrigos daugiau, žinai, tas toks maži ten tie skirtumai ten pirmoji lentelės pusė ir dėl to tas man patinka. Jo, ir šiaip lygiosios, toksai gal daliai futbolo fanų nepatinkantis rezultatas, man tai atrodo kaip tik žavus, nes, kaip ir sakai, įneša tokio įdomumo ir įvairių variantų. Tai va, nori dar kažką paminėti? Kad ne, viskas apie Angliją, manau, užteks. Aišku, Chelsea antras rungtynės, sakyčiau, solidžiai sužaidė iš eilės. Bet prieš ką žaidėm? Barelis atrodo kaip, Šono Daišo laikų Barelis atrodo žymiai žaviau negu Kompany dabar žaidimo prasme.
Bet prieš Lutoną laimėjo. Tai va. Tai tik prieš Liutoną kol kas ir laimėjo, tai ne kažkoks lakmuso popierėlis čia. Galbūt Bundesliga galima paminėti gerų žodžių. Gerų žodžių dėl to, nes šiaip mūsų toks ganėtinai nurašytas Dortmundo Borussia klubas kažkaip jau atsigauna. Ne tai, kad nurašytas. Nu, ką reiškia nurašytas? Bet, tu aišku, trečioje vietoje, man atrodo, matė, ne? Berods Bayerį dėjai, ar ne dabar galvoju, į antrą vietą prieš sezoną. Į antrą Bayerį šiandien. Tai va. Borussia ir trečią ir ketvirtą, neatsimenu, bet Bayerį antrą. O mes buvom šiek tiek nusivylę po pirmų turų tais geltonaisiais ir jie dabar tikrai rodo gerą formą. Šiaip su Borussios ir Union mačas visai smagus buvo, kažkiek va ten prieš Premier Lygą, taip viena akim teko pastebėti. Irgi ta gynyba tokia šeiki, galima sakyti, tokia neužtikrinta, bet ten jau antram kėlinį savo darbą padarė Borussios puolėjai. Ir, na ką, palaiko tą tokį dėgymą ir nepaleidžia savo konkurentų į priekį. Tai to Borussijai reikia, nes jie tokio stabilumo niekada neturi, tai jiems svarbu per tą savo duobės daug nepralošti ir jie, kaip ir pavadinčiau net sezono pradžioje, turėjo duobę, gal ne kiek rezultatais, kiek žaidimu, nes ir tas pats treneris jų, Terzičius nekartą minėjo, kad ten pasiėmėm rezultatą, bet sunkiai dirbsime. Tai dabar panašu, kad tas žaidimas kažkiek pasitaisęs, įvarčiai mušami, gynyba kaip visada, bet šiandien, nežinau, manau, praeis dar 10-mečiai ir vis tiek bus vis dabar Rusija be gynybos ir su 15 traumų. Tai kiek aš gyvas, kitaip nesumatęs, tai turbūt šito jau neišvengsi. Ir svarbiausia, kad komanda susirinko taškus ir dabar tą žaidimą gerina ir viskas eina į priekį, lyderiai nepaleisti, tai viskas gerai, viskas pasiekiama, nieks neprarasta. Aišku, dar į priekį eina ir Serhou Girassi, toks polės. Patentai gyvulys risnoja. Gyvulys, nežinau, ar gyvulys 1,87 cm, nėra ten jau kažkoks jau... Nu, bet tvirtas vyras, taip, nesakyk. Faktas. Nu, jie tokie visi tvirti, žinai, tas Bonifacas kažkiek galbūt jos galima sulyginti. Tai 13 įvarčių kol kas šiame Bundeslygos sezone, aišku. Kosmosas per 7 mačus. Aišku, pirmauja tam dėl to auksinio Europos batelio, bet čia aišku dar anksti apie tai kalbėti, bet 13 įvarčių po 7 rungtynių, tai čia kažkas kosmosas tuo pačiu metu Stuttgartą tempė į priekį, kur Stuttgartas vis tiek, aš manau, tokiems futbolo romantikams kažkiek, turi žavesio. Kai aš augau, tai buvo Čempionų lygos komanda. Tai va, faktas, kad tas klubas turi žavesio ir tempia į priekį ir dabar irgi ten top 4 Stuttgartas, tai matysim, kol... Kol Girassi taip nesikuklins po 3, po 2 atriekti stabiliai kiekvieną savaitgalį, tai kodėlgi ir neišsilaikius priekyje. O pastaraisiais sezonas iš Stuttgartų tiesiog realiai dėl išlikimo tekdavo kovo, tai pasikeitė laikai, bet žiūrėsim kol kas, sakau, ta Bundesliga kažkaip tom žavė, kad labai tos srovės keičiasi dabar, jau Unionas jau ten maždaug apie 10 vietą, žiūrėsim dar, sakau, čia sezono pradžia, bet Bundesliga tom kažkiek ir yra žavė. Ar ne? Tai taip, bet ten ir tie rezultatai tokie, komandos žaidžia drąsiai futbolą ir gaunasi rezultatyvūs mačai. Kai daugiau įvarčių, daugiau ir netikėtumų, kažkokių spurtų gaunasi sezono eigoje, ten 4-2, ten 3-1 kartais ir dar 5-2, Vokietijai įprasti rezultatai, tai galima privesti prie to, kad ir Girassi tos įvarčius susimušti tokio aplinkoje yra kažkiek lengviau, nei kiek nemažinant jo pasiekimų, o šiaip tai net sakyčiau, gal kiek per mažai apkalbamas futbolininkas, jeigu čia koksai Holandas ar Keinas taip sustartuotų, apie Keiną ir tai kalbama kaip apie puikų startą, bet jis yra įmušęs dvigubai mažiau negu Girassi kol kas. Ir tas futbolininkas taip netikėtai čia sprogo 27 metų, jau atrodo nebe toks ir jaunuolis, bet pažiūrėjau, aš kažkiek buvau matęs ir anksčiau Renė komandoje. FIFOje yra tekę su juo žaisti kažkokiu ten būdus, pas mane ką nusėdo, tai atsimenu tikrai patiko, nes toks universalus žaidėjas, tai panašiai reikštėje dabar kiek teko matyti, tai tikrai gero motoro futbolininkas, tikrai dirba, kabinasi iš kiekvieno kamulio ir kol kas šį sezoną tiesiog pavyzdingai viską sumuša, išpildo, tai bus įdomu stebėti, ar čia gausis toksai, kaip pavadinti, one season wonder, ar kažkas ir daugiau. Ir žinai, kuo skiriasi nuo Holando, jis muša gražius įvarčius, netepinus. Nes jis tikrai šį sezoną tarp 13 įvarčių yra žiauriai gražių įvarčių, ten nežinau, ar turbūt ir pretenduoja tos Bundeslygos mėnesio įvarčio titulus, tai jo, faktas, kad... Ne, bet 13 įvarčių per sezoną tiek sumušus yra jau geras rezultatas, čia tu per
tą dalį sezono tiek suvarai. Nu, sakau, kažkiek per mažai apkalbamas herojus. Taip, tai Bayeris su Bayernu toliau taip tvarkingai juda nuo praeito karto, kai kalbėjom, aišku, Bayernas 2 su Leipzigu praeitą sąjungos uždė, bet nežinau, čia nieko gėdingo. Taip, nėra to skandalingo, nėra nieko kažkokio, net ką labai pasakyti apie šias komandas, tiesiog seksim situaciją, aišku, Bayeris tikrai po 7 rungtynių berods 19 taškų turi ir... Tai tik tai prieš Bayern prarado taškus. Tik ten tas praradimas toks, tai žiūrėsim. Xabi Alonso jau, žinai, laimės Bundesliga ir tada jau auf Wiedersehen ir... Laimėt La Lygos. Jo. Manęs tai niekiek nestebino Leverkuseno toks žaidimas, aš jiem prognozavau prieš sezoną mūsų spėjimus 2 vietą Vokietijoje. Prognozavau kaip vieną iš 3 pagrindinių kandidatų laimėti Europos lygą. Ta komanda ne tik kad jauna, bet jau dabar tie žaidėjai pasiruošę žaisti didžiosiuose klubuose, kaip Frimpongas, Vircas, tas pats Bonifacas, tikrai iššojo nuostabiai tvirta gynyba. Viskas ten yra gerai. Džeka tikrai papildo tą komandą patirtimi, tai man atrodo, net nematau sezono eigoje, kur jie galėtų labai kažkaip kristi veidų į purvą. Šiaip aš pagalvojau, aišku, čia yra visiškai nerūtų tokiam perimui, duočiau 1%, bet tiesiog koks geras būtų žaidėjas Frimpongas Mourinho sistemą šitoje, viskai, kai žaidžia 3 gynėjais ir su wingbackais. Ne Romos nosiai, bet matai. Jis aišku, toks gynybai pritingęs, labai puola. Kur yra problema, kad Xabi Alonso jam leidžia, kaip sakai, labai pulti, o pas Mourinhas tiek žiūri futbolą taip, kad gynėjo, kad ir to wingbacko krašto esmė yra pirmiausia apsiginti. Tai jeigu tu neapsigini, tu Mourinho neduos ir galimybės užbėgti puolimą. Tai tiesiog manau, kad jisai prie Mourinho faktas, kad būtų geras, bet manau taip puikiai kaip Leverkusene neatsiskleistų. O gal gali atskleist paslaptį, kaip Rikas Karsdorpas tiesiog atsigavo ir vėl žaidžia geras minutės ir dar asistą atlieka Romelu Lukaku ir, jeigu taip kalbant apie Pekus, kurie žaidžia už Mourinho komandą. Nes man tai kažkaip, aš tiek situacijas nesakau, bet pats tai turbūt viską žinai puikiai. Aš dar ir kaip žinau, ir čia vėl gražiai privedė prie Italijos nuo Vokietijos. Tai su Karsdorpu, kas nežino, gal galim trumpai priminti, kad praeitą sezoną eigoje buvo stipriai apsipykę su Mourinho. Mourinho teigia, kad Karsdorpas išdavė komandą, jis daugiau gyvenime nežais už Romą. Romos fanai prie jo namų ten irgi buvo apsupę fakelus, degino ten jį. Kaip ir Simpsonas? Panašiai, žinok, kaip per Simpsonų filmą Homeris bėgo iš namų, taip ten buvo tokius sąlygos, ir Karsdorpas su žmona turėjo ten bėgti iš namų. Čia žiūrėjau. Bet tada gavosi tokia situacija, kad Roma jo nepardavė nei žiemą, nei vasarą, ten kažkokio susidomėjimo jisai sulaukdavo, nes nėra tikrai kažkoks prastas futbolininkas, galbūt kažkiek atsainiau kartais pažiūrintis į dalykus, dėl ko Mourinho ant jo buvo užpykęs, nes ten tas jo atsainumas kainavo praleisti įvartį ir prarastus 2 taškus. Ir ne kartais jis ten prigrybindavo, tai šiaip geras žaidėjas, bet tiesiog kartais prarandantis koncentraciją. Ir viskas privedė prie to, kad jo nepavyko parduoti. Roma praeitais metais turėjo traumų krizę didelę, kuri leido jiems su Karsdorpu šiek tiek pataisyti santykius, taip iš bėdos vėl grįžti į rotaciją, treniruotės. Ir ką turime situaciją, kad akivaizdu, kad Mourinho sąraše jisai nebuvo pirmas pasirinkimas, greičiausiai netgi 3, po Christenseno ir Celiko. Bet problema, kad Christensenas išsinuomotas iš Lyco atrodo labai blogai šį sezoną, vienas mano nemėgstamiausių žaidėjų Romoje, grinai ne pagal simpatijas, o pagal tai, kaip atrodo aikštėje. O Celikas yra labiau gynybinio plano wingbackas, tai jisai buvo išleidžiamas prieš Milaną, kur komanda žaidė labiau nuo gynybos, ten Europos lygai duodama pasireikšti. O Karsdorpas gaudamas mažas minutės, jisai tiesiog šiaip atrodydavo gyvas ir tikrai geriausias žaidėjas atrodo. Ir man atrodo, sezono eigoje turėtų išsikovoti vėl tą startinę poziciją ir laikas bėga, žaidėjai keičiasi, bet Karsdorpas Romoje kaip tam dešiniam krašte jau gausis, kad 5 ar 6 sezoną žaidžia. Aš tai Romos mačą su Cagliari dabar žaidė Saigalį. Įsijungiau gal kokias 5 minutės, man labai užteko, nes pataikiau tuo momentu prieš Aruavirtį ir Lukaku tuo metu ten 2 minutės gal skiria tas įvarčius, gal net viena. Ir per tas 5 minutės mačas buvo nuspręstas. Taip. Ir aišku, ten Lukaku firminis jo įvartis, sakyčiau, aišku, Karsdorpą irgi reikia pagirti, ten
tas toks žiauriai tikslus skersas perdavimas buvo ir ką, jau ten viskas buvo nuspręsta, dar aišku, galima pagirti tą patį Belotį, ten antram kėlinyje savo įvartį pelnė ir tikrai, kaip ir man atrodo, prieš tai kalbėjom, visiškai skirtingas žvėris nuo praeitą sezoną. Aš netgi kažkiek man gaila, kad Lukaku taip gerai žaidžia ir negauna Belotis tiek daug šansų pasireikšti. Bet dabar su Dybala trauma galbūt gaus daugiau šansų. Turbūt gaus, nes įspūdingai atrodo Belotis. Jeigu praeitais metais jis mane nuvylė ir tenkinuosi tik tuo, kad darbščiai aikštėje atidirba tas savo. Ir Europos lygoje dar savo indėlį nežda. Kažkiek, bet iš principo atrodė jisai momentais, tai aš net atsimenu ir tavęs klausiau, kad tu daugiau gal matėsi, ar jisai tikrai yra toks niekam tikęs, toks medinis puolėjas, kartais kamuolys kaip nuo basto atšokdavo, šiemet viršio visus lūkesčius ir jeigu Lukaku ten yra per 7 mačus įmušęs 8 įvarčius, tai Belotis per 4 startus 5 įvarčius yra sugrūdęs į varžovo vartus ir ta Romos puolėjų linija tikrai itin džiugina ir pati situacija dabar šiek tiek apsiramino ir tos 3 pergalės iš eilės kažkiek leidžia atsipūsti, nes jau gandai ir apie Jose Mourinho atleidimą buvo gan stipriai iškilę į dienos šviesą. Tai be abejo, dabar reikės prieš Monsą tą pergalę pasimti ir bus, jau tada kitas toks fonas ir jeigu pasims tą pergalę. Taip, nes jeigu čia būtų dar pabarstyta taškų, tai gal Mourinho jau būtų ir bedarbis. Corriere dello Sport patikimo šaltinis neskelbia, kad buvo pasiruošę savininkai atleisti, bet tiesiog Thiago Pinto, protingas vyras, juos atkalbėjo, tikrai nuostabus, sakyčiau, komandos vadovas, kuris ir transferus be pinigų padaro gerus ir darbiškai paprotina ekipos valdžią, panašu kai kuriais klausimais. Taip, tas pats Gianluca Di Marzio irgi, man atrodo, tą patį, kaip sakoma, trimitavo. Tai ir pats Mourinho, manau, net kažkiek tą suprato arba žinojo, nes po mačo su Frosinone, kuriame Roma tikrai buvo labai susikaupus, tokia jautėsi įtampa didelė, komanda buvo susitelkusi. Po mačo jisai sakė, kad šiandien buvo svarbiausias mūsų sezono mačas kol kas, nes jeigu būtumėm nelaimėję, Koliziejus būtų sprogęs. Tai vos netokia tiesioginė aliuzija į tą situaciją apie atleidimą. Jo, mes kažkiek kalbėjom apie tos trenerių atleidimus, gal net ir dabar perėsim, taip manau, aišku, Italijai ypatingai yra apie ką pakalbėti. Bet ką aš noriu pasakyti apie Mourinho, tai aš visiškai matau logiką, kad tiesiog pabaigsiu sezoną ir tada žiūrėt, kur jau visi ten, kur taškai stovi ant jie ar kur, nes esmė tame, kad jie turi Europos lygą, tai kaip ir praeitais metais, taip ir šiais gali būti tam tikras, įsigelbimas ir galiausiai bilietas į Čempionų lygą. Aš taip sakau, jeigu šiais metais nepasiekė Čempionų lygos su Roma, tada aš manau laikas atsisveikinti, kaip bebūtų, jau ten tą pasimti pelningą Saudo Arabijos pasiūlymą, nes pas Mourinho apie tai viešai kalba ir o jeigu pasieks Čempionų lygą, tada galima kontraktą pratęsti, galbūt daugiau pinigėlių atsiras iš kažkur, nesu tikras. Ir aš manau, kad, jeigu galima, tai reikia neatleisti, jeigu jau ten tragedijos nėra, nes kol kas tragedijos aš nematau. Tiesiog, toks buksavimas, bet tragedijos nėra pagal mane. Ir aš toje vietoje gal kažkiek nesu šališkas, nes nepaslaptis, kad Mourinho fanas esu, bet visiškai pritariu tau. Ir tas žaidimas yra gerėjantis iš paskutinių, tarp praeito ir šito rinktinių lango, Roma žaidė 7 mačus, 5 yra laimėti. Tai, kur čia yra problemos, aišku, varžovai neištiprių, bet viskas buvo... Yra nebloga ir tas pergalės tikrai užtikrintos tiek prieš Empolį, tiek prieš Genoa. Bet sutinku, kad turbūt reikia Čempionų lygos arba kitų atvejų, kaip ir... Kad ir būtų skaudu, taip, sutinku, bet Čempionų lygos nematau ateities, nes tiek pati Roma galimai jau, jeigu dabar yra tokių minčių apie kitą trenerį, tai turbūt savininkai nepasiekus Čempionų lygos tikrai tų minčių nepakeis. Ir pats Mourinho, jis nekartą viešai deklaravo, kad jis čia jaučiasi įdedantis daug širdies ir tikrai nuspaudžiantis tą rezultatą gerą, atsižvelgiant į Romos vargus transferų rinkoje ir tarp žaidėjus, kurie tikrai dažnai traumuojasi. Tai, manau, tik tai Čempionų lyga gali šitą sąjungą dar išgelbėti. Bet verkiant reikia taškų ir lygą, tiesiog į toliau ir, dabar čia ir ta situacija, kaip ir kalbėjom čia kažkada, kad 5 pirmenybių komanda gali patekti į Čempionų lygą, kuri 5 vietą užima. Ir dabar tokia situacija, tikrai gali tą talantą apsilenkti, iš principo gal net ir... Tai tik 2 taškai nuo talantas. Taip, Roma stipresnė, po to Fiorentina, ar atlaikys Fiorentina tą tokį pagreitį. Taip, apie ką kalbam, kad Roma atrodo tragiškai pradėjo sezoną, bet tu pažiūri į lentelę, -2 nuo Atalantos, -3 nuo Napoli, tai nėra bėdų. O jeigu, pavyzdžiui, Roma po sezono sveikintų su Mourinho ir pasimtų Vincenzo Italiano, ar tave
Ar tu vis toliau palaikytum Romą, tarkim? Palaikyčiau aš Romą, tai Jau prisiekiai? Aš Romą ir buvau prisiekęs, tai yra mėgstamiausia mano Italijos komanda, tiesiog dabar ta meilė tokia padidėjo, nes yra tas momentas, kai ta mėgstamiausia ekipa su mėgstamiausiu treneriu padaro sąjungą. Tai, nežinau, sprogimas, ejakuliacija vos negaunasi tam tikrą prasme. Tai labai šitie 2,5 jau dabar sezono yra širdžiai malonus. Ir norėtųsi, kad ir malonus ir rezultatais, ne tik kad pačiu faktu, kaip viskas vyksta. Ir norėtųsi, kad tai tęstųsi. Šiaip žiūrėsim, reikės tą, manau, situaciją su FA koeficientais kažkada aptarti, nes ten pagal FA koeficientus ten tos 2 pozicijos bus dalinamos, ten Premier lygai, nežinau ar kam, bet dabar šiuo metu, man atrodo, geriausiai įstovė Turkija, įsivaizduoju, tarp visų lygų, nes man atrodo... Turkija? Jo, tai... nes gal tas Rajus, aišku, juda, nesuprantate, privertį pakelt antakį. Ten vidurkį įma iš tų komandų, kurie žaidžia, nes gal tas Rajus... Bet čia grinai iš jo sezono vidurkį. Taip, kol kas tokia situacija, gal tas Rajus gerai juda, Fenerbahčė konferencijų lygoje, bet šiek tiek bet vis tiek Turkija, kažkaip jie tos koeficientus gal skirsto, nes tikrai nebus, kad Turkija pasirodys geriau už Angliją. Nėra šansų. Jie vidurkius įma, supranti, vidurkį, jeigu tarkim, net vidurkius nes gali vidurkį, tau žinai kažkas labai numuš, tarkim. Bet čia... Anglijos Manchester United vidurkio tai tikrai nekelia kol kas. Galima tiek pasakyti. Dar reikės pasitikslinti iš tikrųjų man, bet esmė tame, kad Turkija ten gerai stoja ir čia, žinai, čia taip neliks. Labai retai būna, gal tik Nyderlandai prieš ten kokius, ne praeitą sezoną, bet dar praeitą sezoną, man atrodo, antri gal buvo, tai jie būtų ten tą bilietą gavę. Aišku, tuo metu nebuvo to ir neverta būtinai apie tai diskutuoti. Nuo Olivier Giroud gal paliečiam temą? Jo, biški žodžiai pritrūko, galvoju apie ką, jeigu apie Giroud, tai biški žodžiai pritrūko, nes tokia įdomi situacija, žinai, stebėjau tas rungtynės ir kažką ten rungtynių galėjau, galvoju, čia 0-0 baigsi, žinai, tam išėjau biški kitą kambarį, žiūriu, grįžtu, Giroud stovi vartose, žinai. Ir įvartis įmuštas, ir Giroud vartose? Ne, man atrodo, Polišičius įvartį, mačiau, gal 1-0, žinai, pasibaigs. Ir po to jo, atsisukau, aišku, žinai, man kas patinka, kad labai visi supranta šitą, galima sakyti, Bayerį, ten AC Milanas įregistravo kaip vartininką, po to Serie A vienuolikė irgi Giroud kaip vartininkas, ir geras įvas. Blemba, jeigu taip nuoširdžiai atdušai čia tau pasakyti, tai faktas seivas padarytas, bet jeigu taip žiūrint ne kaip į puolėją stovintį vartuose, į grinai vartininką, tai prastas išėjimas iš vartų, kamuolys pamuštas bet kur. Ore, po rikošeto jisai ten dar atsimuša baudos aikštelį porą kartų į žemę ir tada jau tik Giroud pribėga į pasiemą. Tai faktas, kad čia ta visa situacija padaro jį herojum, bet jeigu taip žiūrint grinai preciziškai, tai nieko gero ten nebuvo. Bet yra smagu, kai tokie dalykai atsitinka, futbolo irgi tam tikras žavesys. Ir šiaip dėl pačio Olivier Giroud labai malonu, nes futbolininkas, kuris gal ir anksčiau esu sakęs, mano akimis kiek neįvertintas, nes jo karjera yra išties puikis, visose komandose turi svarbią rolę, bet niekas jo nelaiko kaip už tą jau top žaidėją. Taip pačioje Prancūzijos rinktinėje jisai rezultatyviausias, bet nieks apie jį niekada baisiai nekalba. Ten apie Mbappę kalba, apie Benzemą, apie Griezmanną, Giroud būna duok dievę antram, gal net ir trečiam plane. Mano visą pagarbą visada turėjo Giroud, nepaisant to, už kokios komandos žaidė. Žinai, vis tiek man nėra jos mėgstamiausias, bet be abejo turės mano pagarbą ir tokie, žinai, momentai, kaip pasakyti, tą futbolą ir grožis yra juose. Ir jo, iškovojo tos 3 taškus ir taip neatsakyčiau pagal visą tą paveikslą, man Interas šį sezoną geriau atrodo negu AC Milanas, bet dabar situacija lentelė yra kokia yra. Aš nežinau, gal tu pasiginčysi, bet man tikrai Interas taip užtikrinčiau atrodo. Interas pradėjo fantastiškai, atrodė visus nuneš, bet dabar pastaruoju metu jie kažkiek buksuoja ir ne tik dėl pamestų taškų, bet jie sunkiai tas pergalės krapšto. Bet taip, ten prieš Empolį. Tiesiog formite gal kažkiek sėdo. Bet va, pavyzdžiui, prieš Boloniją, tiesiog žioplai pamesti taškai, aš kitaip ir nevardinčiau, ten 2-0 pirmauja ir, ten tikrai visai gerai pradėjo ir, taip, nežinau, man tai... Žioplai tiesiog buvo pamesti taškai. Bet jie ten ir nežaidė gerai. Bolonija nieko nenusileido, momentais net buvo kažkiek uždominavus tą Interą. Tai net nežinau, kiek žioplai, kiek tiesiog pats nesužaidėjai. Nes tu pradėjęs mačą 2-0, būdamas dar preliminariai stipresnė komanda,
Tai čia turėtum kontroliuoti ir ramiai užsidaryti tą susitikimą. Tai jau yra kaip yra, sezonas ilgas, tai čia tie 2 taškai nieko nereiškia. Taip, sezonas ilgas, bet vis tiek. Namuose praras taškus, aišku, galima turbūt ir kažkiek Bolonę pagirti Thiago Motta. Jie nepralaimėjo ten daug mačų išėlės. Taip, Thiago Motta, žiūrėsim, gal toks gausis naujas perspektyvus treneris, aišku, žinom ir iš to kaip futbolininko karjeros, kur irgi visai... Vienas iš kandidatų į Romą, tarp kitko, ten tokių gandų lygiai užkulisiuose kalbama. Ir Antonio Conte, bet čia... Kažkur girdėta istorija. Kažkur girdėta ir kažkur... Ne, tai, kad matyti ir kažkur nepaeis. Ne kažkur, bet niekur nenuvedusi ta tokia rokiruotė, kuri kažkada buvo... Prašyčiau, Chelsea Premier Lygos viršūnę pavyko užtempti. Chelsea, dar toks klubas egzistuoja. Gerai, Juventus ten kažkur lūkuriuoja, žiūri, kaip ten viskas sekasi. Juventusas tvarkingai. Allegri buvo juda į toliau. Atalanta Lazio vyko mačas, aišku, Lazio žaidė namuose. Tai teko stebėti, ne? Šitas rungtynės bent jau antrą kėlinį. Taip, antrą kėlinuką mačiau ir patiko, nes gyvas labai susitikimas, daug progų. Faktas, jeigu žaistų man imponuojančios komandos, tai būčiau nepatenkintas ir piktas, nes aš mėgstu tokį, kaip sakyti, taktiškumą, solidumą gynyboje, kai kontroliuoji mačą. Ten abi ekipos jo visiškai nekontroliavo, tiesiog progai į vieną pusę, progai į kitą pusę ir, rezultatas tai ir bylo yra 3-2 Lazio pergalė. Pagal antrą kėlinį gal net ir jeigu reiktų išsirinkti vertą pergalės komandą, tai Lazio būtų, jų progos buvo kiek solidesnės. Ir čia kalbėjome apie Romą ir Mourinho galimą atleidimą. Tai tas pats Saris sėdi ant, jeigu neturėtų pasitikėjimo kreditų iš ankstesnių sezonų puikių, tai žinant Lazio politiką, tikrai komanda, kuri nėra ten labai kantri su strategais, vadovai karštakošiai naršiteliai, daug kur galima tą taikyti. Latito. Tai manau, galbūt Sarri būtų ir jau paleidęs savo poziciją, o dabar tikrai svarbi pergalė Lazio ir pats aišku jautėsi yra įsitempęs, supranta situaciją, nes gavo raudoną kortelę, kuri kažkiek gal juokinga. Nes kaip kalbėjom Anglijai, 2 kartus šienauji varžovą per kojas, negauni raudonos kortelės, o čia Lazio aš net nustebau, ten nežinau, galbūt Sarri buvo kažką pasakė, nesidavau tą situaciją, bet po vienos pražangos tiesiog pašakinėjo prie šoninės linijos, kažką paburbėjo, rankom pamaskatavo, bet net nebuvo kažkaip prieėjęs ten prie šoninio arbitro ar kažko. Ir saviau, kad... Prieėjęs teisėjas, pizdavė raudoną ir eik į tribūną skramtyti savo nikotino. Tai keistai susižiūrėjo tą situaciją. Žinai, gal tam, ne šoniniam, bet tam 4 teisėjui kažką pasakė. Bet tam ir esmė, kad jisai net nebuvo kažkaip nusisukęs, net buvo. Aš labai nustebęs buvo, kai gavo... Nebuvo, tai aš darau prielaidą, čia dėl to sakau, aš sėdžiu ir apšaras, galvoju, ar aš čia durnas ar kažko nesuprantu. Žinai, galvoju, eisi tribūnas, galėsiu parūkyti, žinai. Visada atsiminsiu, kaip Chelsea laimėjo Europos lygą, bet su Hazardu, kai pradėjom tuo metu po to įspūdingo Hazaro mačo ir transliacijos režisieriai rodo besižymių žaidėjus ir aišku atsuka kamerą į strategą, o strategas ir kamputyje atsisėdęs peša dūmą, jau nesikuklindamas stadione, tai tikrai išskirtinė asmenybė nikotino klausimo. Taip, aš pagalvojau, tie tokie Italijos klubų, pagrindinių didžiausių Italijos klubų vadovai, jie tokie epiniai kartais, žinai, ne kartais, jie visą laiką, kad net buvo, nes taip, net gal kartais neįvardytum ten kokio Anglijos klubų tu vadovai, gerai, įvardytum, nesdomės, bet ten Ispanijos, sakykim. Bet Lazio, Latito, žinai, Napoli, Di Laurentiis, ten Juventus, kita mafija, ne mafija valdė, bet žinai, kas... Ne, bet iš principo ne mafija, bet Italijoje yra tas... Po to AC Milanas, Silvio Berlusconi, tokie, kur jie yra epiniai, aišku, Berlusconi tai nevaldo Milaną, bet, kur buvo ir tikrai kažkaip jie, turi ir to žavesio, bet jie ir tokie, yra, žinai, tokie... Tas itališka tokia mafukų maniera yra. Tai va, jeigu apie mafukus... Ne mafukas, bet Aurelio Di Laurentiis turi tokį galvos skausmą ir ne visai malonu atleisti Rudy Garcia ir neatleisti. Žaidė Napoli su Fiorentina, Napoli 1-3 pralaimėjo. Taip sakyčiau, ganėtinai užtikrintai, nors iš pradžių ten praleido įvartį pirmam kėlinyje.
ir po to atsigavo ir ten jau Osimhenas lygino rezultatą. Tai jau po to kaip ir taip atrodė, kad jau atsigavo, bet antras kėlinys vėl iš jo, sakyčiau, taip netinkamai pasiruošė ir taip jeigu viską susumavus, tai ganėtinai pelnytai pralošė. Bent aš tai vertinu, nežinau, gal tu pasiginčysi. Nežaidė taip jau blogai, bet toks mačas, kur galėjo pakrypti bet kokią pusę ir pakrypo į Fiorentinos pusę. Tai, bet ta kalba apie atleidimą, manau, čia ne tik dėl šito mačo, ten kaupėsi bendras šioks toks nepasitenkinimas ir nuovargis Rudi Garcia. Ir bent jau aš, tai jeigu išgirstumėm naujieną dėl jo atleidimo dabar per transferų langą, ne transferų langą, per rinktinių langą, tai nebūčiau nustebęs, bet aš jam nepritarčiau, nežinau, kokia tavo nuomonė. Aš tai manau, manęs tikrai, nenustebintų visų pirma. Ne, tai Napolio atleidimas niekada nenustebintų. Ten Luciano Spalletis laimėjęs čempionatą vis tiek sugeba kažkaip apleisti komandą. Tai... Aš manau, gal jis nėra pelnytas, bet jis toks, kaip pasakyti, jis bet kuriuo atveju, manau, atsitiks šį sezoną. Oi, tai mes apie tai kalbėjom, tai kam paskyrė tą specialistą. Kam tada ten gumą? Jeigu tu, aišku, turi ten kažkokį kandidatą nusimatęs, tai tada nematau reikalo ten gumą, nes, aišku, visada gali ten gumą ir dažniausiai... Tai kokį tu ten kandidatą Conte? Nes kažkaip Italijai ten, nežinau, ar važiuos į Napolį dar ypatingai labai specialistai iš užsienio. Kas aš to, Napolį sporto direktorius, nežinau. Ne. Manau, sprendimų kartais ir protingesnių padarytum. Antonio Conte. Nežinau. Nors aišku, Osimhenas galėtų būti jo Lukaku, gal kažkiek iš dalies, bet nežinau. Ne, aš čia kažkiek ir juokauju, bet akivaizdu, kad ir kai vasarą labai netikėtai nustebino Napolį su šitų sprendimų, pakėlė mūsų antakius. Ir automatiškai, kai tavo ekipa buvo čempionai, lūkesčiai yra maksimaliai aukšti, sudėtis iš principo išsaugota, Kimindžiai tik tai prarastas į Bayerną gynėjas. Ir Rudi Garcia net nėra tas vardas, kuris turėtų kažkokį kreditą vien dėl savo turimos pavardės, pavadinkime. Ir tie visokie tokie konfliktėliai lendantys, o Osimhenu ten, nežinau kiek tai yra rimta, bet klubo virtuvėje tikrai ne viskas yra iki galo akivaizdu gerai. Ir viskas sudėjus gaunasi šiek tiek neskanus paveikslas, bet iš tos sportinės pusės tai aš tikrai suprantu, kad nėra lengva Rudi Garcia ir tas rezultatas per 8 turus surinkta 14 taškų. Tai nėra kažkokie stebuklai, bet toli gražu tai yra pakankamai solidus rezultatas. 14 taškų, beveik po 2 taškus į mačą. Tai... Bet nepamirškim, kad Italijos čempionai, jie nėra tas Napoli, kur buvo prieš 3 metus, kur ten, jiems tokie lūkesčiai turi būti, aš manau, negu 14 taškų po 8 turų. Aš suprantu, kad irgi manai, kad tai nėra ten toks jau geras rezultatas, toks normalus, sakykime. Dažnai yra laikosi važiuoti, bet jie yra Italijos čempionai, jie yra Scudetto čempionai, jiems turi būti kiti lūkesčiai. Bet aš dar kitai pasakysiu, ar prieš praeitą sezoną buvo Napoli favoritai laimėti Serie A Scudetto? Tai tikrai ne. Nesvarbu, bet jie yra, aišku, Kimindžiai praradimas yra skaudus, bet jie praktiškai nieko neprarado, neskaitant Kimindžiai. Tas pats Zielinskis liko, taip, gynyba yra tas praradimas. Taip dar pasakysiu, prieš šį sezoną mes sudarėm spėjimus, mes abu nedėjom Napoli net į dvietuką, man atrodo. Tai parodo vėl, kad mes vėl nematome jų kaip rimtų kandidatų tapti čempionais. Tai tiesiog ta komanda praeitais metais gal kiek iššoko aukščiau Bambos ir aišku, jie ten tikrai dominavo, pelnytai laimėjo tą čempionatą, bet ar tai kaip apginti titulą yra sunkiau negu jį iškovoti ir ar tai nebus tas vieno sezono istorija. Ne Lesteris, aišku, bet kažkas panašaus. Ne, taip gal nebus. Supranti, gal dėl ko neatleisčiau, dėl to, nes ta situacija pati turnyre nėra pavojinga, sakykime, nes Roma su Lazio buksuojasi. Tai aš sakau, jeigu tu atleidi Rudi Garcia, tai Mourinho su Sarri jau seniai, nežinau, negyvi grabe turi gulėti. Jo, bet jie sukreditus, bet supranti, dėl ko gali neatleisti, nes tokia situacija nėra pavojinga, ji dar valdoma. Ten Fiorentina vis tiek irgi situacija tvarkinga. Taip, tai dėl to galbūt, bet sakau, jiems turi būti kiti lūkesčiai, aš manau, negu ten 14 taškų po 8 turų. Ne, tai faktas, kad yra kažkiek underachievinama, bet tai nėra kažkas blogo. Ir dabar, ten toj vos negaunasi, kad ten kokios 3 komandos, po 7-5 taškų, surenka ten, sakykime. Ten tie taškai išsibarsta, nes nėra tokio aiškaus lyderio, kaip kokia Anglija į Man City's. Toks tempas, jis neturi būti tenkinantis, tai
Ir ten tos rungtynės, sakau, žiūriu Napolį, nu ne, tikrai toli gražu, kas buvo praeitą sezoną, aišku, naivu to tikėtis ir tikrai ten tie kiti pasirodymai tai labai būna nuvilinti. Nu, aš matau spalio 29 dieną, tai bus antras turas Italijoje po rinktinių pertraukos, namie Napolis priims Milaną. Tai jeigu ten būtų pralaimima ir dar prieš tai čia prieš Veroną ir Union Berliną išvykoje būtų irgi pabarstoma taškų, tai galimai spalio 29-oji, tiksliau gali sakyti spalio 30-osios rytą galim išgirsti naujienų. Taip, matysim, žiūrėsim, nenustepčiau, sprendimas bus prieš rinktinių langą, o pabaigai La Liga ir dar vienas galbūt treneris, iš karto panešė, nes labai daug apie trenerius kalbam. Jose Luisas Mendilibaras atleistas iš Sevilijos. Siaubas. Nežinau, ar siaubas. Aš vėl ginsiu trenerį, galbūt ilgai ir nuobodžiai, bet mano akimis tai yra beprotystė. Nežinau, Sevilija iš vis, aš jau giliuosi, aišku, kad jie jau ketvirtą, jau taip tikėjau. Neturi gal net resursų, taip sakyčiau, tokių žaidėjų, jau ta sudėtis tokia atrodo ten prasta, ten tie jaunuoliai, kurie visi vežė į tą startinį veiktų, kai tą sudėti toks Dodilukė Bagijo, toks, bent man tai jis netrodo, kad kažką labai būtų, pasiekęs toks palėjas. Prieš tai Pedrosa žaidė akademiją. Taip, Pedrosa. Prieš tai, man atrodo, Lukė Bakio, jeigu neklysiu, Vokietijoje žaidė. Taip, Vokietijoje, Hertui. Tai, toks, nesirį, kur sužaidė gerai per didelis mačas. Toliau jo ten, arba per didelis mačas, arba per lemiamas minutės. Kitur jo nematyti, tai pati ta Sevilijos sudėtis bloga ir gal iš tos pusės ir gal nebuvo verta atleisti Mendelibaro, bet... Aš ne kiek gal sudėtį kaltinčiau, o situacija, kad ta sudėtis tiesiog, jinai faktas, kad turėtų būti aukščiau negu yra Sevilija dabar, bet ekipa per paskutinius 7 mačus pralaimėjo tik kartą. Aišku, tai nemažai lygiųjų, bet komandos kreivė buvo kažkiek kylanti, nes jie pradėjo sezoną 3 pralaimėjimais, o dabar šitam lange tarp 2 rinktinės langų, sakau, jie pralaimėjo 1 kartą per 7 mačus. Čempionų lygoje situacija irgi valdoma, tvarkinga, lygoje yra kylama, aišku, atsilikimas šiek tiek akis bado, komanda ten įstrigusi žemai, bet jeigu matai, kad žaidimas gerėja, plus praeitais metais tu jau ėmei tą Mendilibarą, kad tave ištrauktų iš šudinos situacijos. Ir jis tave ne tik, kad ištraukėsi, tau dar Europos lygą padeda ant stalo. Aišku, Sevilijai čia galbūt tai eilinė dienotvarkė, čia net nepriemama kaip pasiekimas, jeigu tu žaidži Europos lygą ir iš kito ją laimėsi. Tai, bet dabar jie vėl turės ieškoti stratego, kuris juos ištrauktų. Tai tokie mano... Gal Sampolis sugrįžimas? Aš turiu kitą tokį momentą, variantą, labai neįdomų, irgi sugrįžimas, tai Julianas Lopetegi. Yra bedarbis. Bet ne, žinok, nebus. Ne, jie išsiskyrė nelabai ten gražiai, tai manau nebus. Bet man pats atleidimas yra, atrodo neprotingas, nes treneris praeitais metais sukūrė mini stebuklą, pavadinkime. O dabar tu jį po 8 mačų nuimi kaip šunį išmeti. Tai... Žiūrėsim, gal pačio to trenerio akcijų nenumuš šitas visas nelabai jų ir buvo. Etapas. Ne, prieš Seviliją aš, asmeniškai Mendelibaro nežinojau. Taip, aš ir bet sakau. Iš veido matytas ten treniravęs kažkas La Lygoje, bet tai tas pats, kas dabar Villarealis, Pačetą, pasamdo, irgi toks Pačetą. Sunkiai tu būtum prieš tai atkreipęs dėmesį, bet pasižiūri ten Wikipedijoje, anksčiau treniravęs La Lygos komandas, bet tokie, iš principo anonimai. Bet tai tas ir įsuka komandas į tai, kad Villarealis yra ekipa, kuri kovoja dėl europinių pozicijų, yra toksai kaip antras ešalonas po tų gigantų Ispanijoje. Ir tu atleisdamas trenerį paimi, tu esi, kangi atleidai trenerį, reiškia, tu jau esi kažkur ten vidury arba net žemiau. Ir tu paimi vėl vidutinioką trenerį. Tai per daug tokių vidutinybių gaunasi. Ir gaunasi ne Villarealis, o būti vidutiniokai. Ir šitie visi klubai labai nori ispanų, jiems tie, ten tokį Javi Alonso, dėl to tokie treneriai, kandidatai yra, nes praktiškai sunkiai pamatys, kad koks italas, būtų kandidatas. Ispanijos virtuvė, ta tokia labai nacionalistinė. Jo, tokia uždara, gaunasi, tas uždaras ratas toks sukasi kaip LKL, tie treneriai sukasi taip ir čia, o šiaip, tai tie visokie angliški projektai nepaėjo, tai ką jie tam pačiam, uždaram ratė ir sukasi tie treneriai, dar kai kurie tokie kaip Pačetos ar
Mendilibarai dar į savo, nebūtinai karjeros pabaigą, bet jau į antrą pusę jau gauna tokius, kažkiek jau solidesnius ir svarbesnius darbus, sakykime. Bet va, kaip tu sakai, jeigu sukasi tam savam baseinė nedideliam, tai vėl tu paleidi strategą kaip Mendilibaro atveju, tu vėl pasimsi kokią gal nors žuvį panašaus plauko. Tai aš suprantu, kai vyksta atleidimas ir tu jau turi planą kokį nors gerą specialistą, kuris yra laisvas ir tu bijai jį prarasti, tai jau kažkas apsitaręs. Bet nors dabar Sevilija su savo finansinė padėtimi prisivilios kažkokį solidų strategą, jeigu jie tą padarys, tai aš galbūt atsiprašysiu jų kitose podcastuose, bet kol kas tai aš sakau, kad tai yra mano akimis nepasvertas sprendimas ir gero jis neprives. Dabar sunku pasakyti, tiesiog kaip viskas įsirutulės, matysim. O dar, aišku, galim paliesti ir Barcelonos Granados rungtynių pabaigą ypatingai nori. Ta cirkelį? Cirkelis, man pats cirkelis ir antras Barsas įvartis, nežinau, ar tu pritarsi, bet ten Granados žaidėjai prašė, kad ten atseit 2 pražangos buvo. Nežinau, aktorinis geras, aš taip pavadinčiau. Iš pradžių Vallejo, man atrodo, ar dabar... Pradžioj nustumė Joao Felixas ten abiejose epizoduose. Tai juokinga, nes kažkiek stūmė oponentą Granados gynėją Joao Felixas, bet jis krito kaip kulkos pakirstas, pradėjo vartytis, pamatė, kad teisėjas nieko nešilpė. Antras dar durnesnis momentas. Tai ir tame esmė, kad eina pasas į zoną, kur yra ten toj pusėje, kur vartosi gynėjas. Jisai pamato, kad kamuolys eina į pavojingą zoną, jisai negavęs pražangos stojasi, pradeda bėgti, o kitas jį turintis pasaugoti žaidėjas vietoj to, kad gintųsi, sugalvoja irgi atsitrenkti Joao Felix, irgi nugrist vartytis. Tai 2 kulverstukai aikštės kampe, nieks negina to šono, tai Barsa į tą plotą įmetė perdavimą, paskersavo ir išlygino rezultato. Granada taip ir liko durniaus vietoje. Kad ir kaip norėtis kartais su underdogų 3 taškų, bet kai tokias nesąmonės darai, tai bet ir turėk 1 tašką vietoj 3, aišku. Ne, bet juokinga, kad ten imant mačą visą, tai Barsa iš principo nusipelnė pergalės, nes... Bet galėjo dar ir pralošti, nes po to dar Brainas... Tai va, dar norėjau sakyti, kad Granada po to išlyginau įvarčių 2 Barsas, dar gerai bakstelėjo į štangą. Jo, Brainas Zaragoza, kuris hat-tricką savo galėjo. Šiaip įdomus žaidėjas, 22 metų, šį sezoną tikrai nemažai tų įvarčių prišpakliavęs jau. Aš pasižiūrėjau Wikipedijai, galvoju, vis tiek toks, vos šis metais tą savo sprogimą padarė. Galvoju, tikrai bus kokio Barsas ar Real akademijai buvęs, nieko panašaus nuo Granados ten laikų, nuo jaunų laikų kilęs Granadai, tai gal, teks atkreipdėmės ir kitose rungtynėse. Tai man atrodo, gali būti, kad jisai bent jau tas žaidėjas, kuris nebūtinai aukščiausią lygį, bet į kokį, kalbėta mūsų Sevilija, Villarrealį tikrai gali užsikabinti. Na ir ta mačo pabaiga tokia tikrai vertė labiau juoktis negu žavėtis futbolo, klaunada. O kaip dėl nuošalės sprendimo, nes aš tai gal net palaikyčiau jį. Toks irgi tokia, gal net pilka zona, neskirtų nuošalės, ten... Apie Joao Felixą šaukti, taip, pridėtų laiką. Jo, Ferranas Torres ten sveit bandė galvą žaisti, užskaitytojai arti, neskaitė irgi, aš matau kažkiek logikos, nes jis, vis tiek, Ferranas Torres kaip ir bandė žaisti tą kamuolį pagal mane. Taip, intencija aš buvo. Visiškai sutinku dėl nuošalės. Aišku, buvo. Į milimetrovkinę kaip visada, bet, esmė, aš tai sutinku, aš nesiginčiu ir tai nesakau, kad Florentino Perezas papirko tos teisėjus. Kažkaip išvengsiu. Jau ne Barsai, manau, skūstis papirktais teisėjais. Aišku, pasirodė ir tai, kad kaip ir bebūtų, kad ir koks tokios, irgi galim sakyti, buksuojančios formos Lewandowskis šį sezoną, bet tikrai pritrūko, jis ten būtų įsprendęs daug reikalų. Faktas, Barsa sukūrė 3,35 XG. Tai Lewandowskis būtų toje situacijoje tikrai galbūt ir ne vieną situaciją išsprendė sėkmingiau. Ką? Kaliejonas aš dar pasižymėjęs esu, taip maloniai nustebino mane, Napoli legenda, jau galima ir taip sakyti. Tai aš kaip ir žinau, kad jis žaidžia Granadoje, bet pamatęs jį žaidžiantį prieš Barsą pakeitimo žengė su Granados apranga. Tai tikrai maloniai nustebino, prisiminant, koks tai geras ir smagus futbolininkas savo pike buvo. Ne veltui pamažus rašėm, realiai irgi abu turėjom omenyje Kaliejoną ir sakau, man irgi čia kažkada
Dar anksčiau važiavau tą granatų sudėti, o žiūriu, Kalechonas. Malonu tos veteranus pamatyti, tokius tikrai išskirtinius dar. Dar gyvas. Ne, jis labai geras ir savo pikiniais metais buvo, tai tą, kaip sakoma, talentą nepragersi. Bet pasivirtas pikas, 30-31 buvo toks jau, žinai, jau toks... Brandoje. Taip. Ne, jis tas futbolininkas, kuris, sakyčiau, turėjo labai gerus duomenis, įgūdžius, ką parodo ir tose pačiose ten FIFA PESO žaidimuose, jo reitingas būdavo šiaip neįtikėtinai aukštas, vos ne 90, 87, 88, nors nieks turbūt nepasakytų, kad jisai buvo tiek geras futbolininkas, bet tai parodo, kad tie jo natūralūs turimi įgūdžiai buvo tikrai fenomenalūs, išskirtiniai ir kaip tas posakis, gatvės niekada nepamirš, man atrodo, Jose Callejono, ypatingai Napolyje. Žodžiu, dar turi paroko savo statinį. O Realas užtikrintai, ramiai, Bellingamas nuostabus, Vinicius atsigavęs po traumas ir sunku... Zelu irgi įmušė, vieną pramušė baudinį, bet įvartį įmušė. Sunku ką pasakyti, žinai, bet man atrodo, Sassuolos vartininkas ten 4-0, kai Baržtas atrėmė 11 metrų baudinį. Ir nusprendė, biškai pardinti Realo fanus. Nu ir tikrai laikas erzinti, kai tu 4-0 atsilieki. Bet pabandė Martinezą padaryti, bet, nu, jo. Emiliano Martinezą, bet gal biškai ne laikų ir ne vietoj. Ispaniškas aistros verda visada. O šiaip Atletiko 2-1 įvykę Real Sociedad tikrai tokiam įdomiam mūšiui. Solidus pareiškimas Atletiko. Taip, ne veltui skiriau pirmam kėlinį, tikrai geriau atrodė, antram biškai atsileido ir jau po to ten, galim sakyti, net pasiskės to 11 metrų baudinio ir jau Griezmannas, puikus Griezmannas, jau metai, realiai nuo pasaulio čempionato jau yra puikus, tai ir nulėmė tą pergalę savo tikslių smūgių. Taip, tai Barsai dar kažkiek pabarstant tų taškų, tai Atletiko ten jau visai to 3 žirgų lenktynės bent jau šiuo metu pradžioje kol kas išlaiko tą intrigą. Atsiprašau, 4 žirgų, nes dar vis Žirona pralošė nuo Realo, bet savaitgalį vėl susitvarkė, užtikrinta pergalė ir antro pozicija lentelėje. Aš labai laukiu tarpusavio dviko, tada jau pasimatys berods El Clasico už 3-4 savaičių, neklystu, dabar galvoju. Bet jau artimiausiuose turuose tai taip. Šiaip tokia įdomi situacija Ispanija, sakyčiau, nes žiūrint į komandas, žaidžiant su vidutiniokais, Realas atrodo užtikrintesnis, kol kas ir mažiau taškų yra pabėręs, bet kalbant apie El Clasico, kaip sakai, laukiantį, tai labiau už Barsą kažkodėl statyčiau. Tai toksai nelogiškumas. Tikėkime, liks ta intriga ir tikėkime, bus daugiau peržiūrų mūsų podcast'e. Laiką, subscribe. Jo, laiką, subscribe, share, aišku, komentarą, feedbacką ir jo, matysim. Aišku, šiandien visai nemažai pakalbėjom, sakyčiau, atrodo rinktinių pertrauką, bet tų temų atradom. Bent jau man pačiam asmeniškai patiko tiek tavęs pasiklausyti, tiek pačiam vieną kitą galimai protingesnį arba netokią protingą mintį išsakyti. Taip, aišku, dar yra ties ko tobulėt, dirbam, bet kas nebando, tas ir nesužino. Tai iki to kito susiklausimo galima sakyti.